Viskas. 1-1 kalba pienas. 1-2 kalbam abu. Kaip jūs mus girdite, kaip jūs mus matote? Viskas gerai. Sveiki, mėly bičiuliai, aš esu specialusis korespondentas Gustavas iš Lietuvos televizijos laidos Gustavo enciklopedija, o šalia manęs kolegė, saugaus interneto ekspertė Inga. Tai va, šiandien aš kalbu su jumis ne iš televizoriaus ekrano, bet iš jūsų bibliotekos kompiuterio, todėl kad šiandien ypatinga diena. Visose Lietuvos viešosiose bibliotekose šiandien prasideda protų kovų viktorinos. Bibliotekose susirinko patys šauniausi, surinkę savo komandas, varžysis dėl aštriausio proto titulo. Na, eidamas čia, aš pirmiausia pagalvojau, ką jums tokio ypatingo pasakyti šio pirmojo žaidimo skirto saugesnio interneto dienos proga. Ir man prieš akis iškyla 19 amžiaus antroji pusė, tamsa, nykuma, kai buvo draudžiama lietuviška spauda. Ir kai mokėsi mokiniai, ne mokiniai, vaikai apskritai, net ne mokyklose, o tokiose specialiuose, gal galima sakyti, net paslaptingose mokyklose, tai ir prieš akis iškyla skulptoriaus Petro Rimšos skulptūra, kuri vadinasi Lietuvos mokykla. Matote, mama namuose verpia, o sūnelis mokosi skaityti iš knygos ir užsižiebė tik tai balaną. Vos ta tamsa, tiesiog nesimato ir kas ten parašyta toje knygoje. Na ir nuo to laiko praėjo ne tiek daug metų, vos 150 ir dabar daug kas pasikeitė. Mes ėmėmės naudotis kompiuteriais, internetu ir praktiškai kelių klavišų paspaudimu mes galime sužinoti, kas vyksta visame plačiame pasaulyje, kas yra gero, kas yra blogo ir kas yra gerai, kas yra blogai ir kaip mums seksis gyventi tame pasaulyje, tai priklauso nuo mūsų žinių. Tai va, saugaus interneto diena buvo pradėta minėti Europos komisijos iniciatyva, buvo pradėta minėti 2004 metais, o Lietuvoje pirmą kartą paminėta 2006 metais. Tai va, tai dabar šiandien pirmoje protų kovų viktorinoje patikrinsime jūsų žinias apie internetą ir ne tik apie jį. Ir šiandien ne aš jums patarinėsiu, bet tiesiog lauksiu jūsų atsakymų. Ir teisingi atsakymai taip pat padės ir man, ir jums, ir jūsų draugams visoje Lietuvoje. Taigi šiame pirmame žaidime linkiu jums sėkmės. Na ir Inga pasakys dabar šitą, gal kiek komandų prisijungė. Taip, Gustavai, aš pasakysiu ir kiek komandų prisijungė ir šiek tiek pristatysiu, kaipgi mes šiandien žaisime. Tai iš tiesų dabar yra prisijungia 1349 komandos iš daugiau nei 700 Lietuvos bibliotekų. Tikrai nuoširdžiai sveikiname visus prisijungusius prie mūsų žaidimo ir bandysiančius šiandien laimėti protų kovų stipriausio titulą. Taigi, trumpai papasakosime prieš pradėdami visą žaidimą, kaipgi viskas vyks, ko jūs galite tikėtis, kaip dalyvauti, kaip galbūt teisingai atsakyti į klausimus. Taigi, visos komandos, kurios užsiregistravo mūsų specialiu adresu gustavas.bibliotekospažangai.lt, šį adresą jums pasakė bibliotekininkas, visos užsiregistravusios komandos bibliotekose gali žaisti. Kiekviena komanda mato prieš save kompiuterio ekraną. Kompiuterio ekrane yra, jūs šiuo metu matote pavyzdinį klausimą, kaip rodoma, kaip bus pateikiami klausimai viso žaidimo metu. Jūsų kompiuteris iš karto susisiekia su mūsų serveriu, vos tik atliekate menkiausią veiksmą jame ir pristato teisingą atsakymą ar jūsų pasirinktą atsakymą mums į bendrąją tokią didelę skaičiavimo mašiną, kur ir apskaičiuoja, kas teisingai atsakė į klausimą, o kas ne. Taigi, toliau aš paprašyčiau mūsų grįžti į studiją. Taip, dėkui. Tiesiog kol kas dabar papasakojam, kaip viskas vyks, o vėliau pristatysime konkrečias taisyklės. Taigi, Gustavas žaidimo metu skaitys klausimus ir tiesiog
kiekviena komanda, išklausiusi klausimą, turės 60 sekundžių tam, kad galėtų į tą klausimą atsakyti. Atsakyti reikia pasirenkant jūsų kompiuterio ekrane esančioje lentelėje, tiesiog iš pateiktų variantų, tą, kuris jums atrodo teisingiausias. Pasirinkus teisingą atsakymą, paspauskite mygtuką pateikti atsakymą. Jį taip pat matysite savo ekrane. Jei mygtuko nepaspausite pateikti atsakymą, tai tiesiog kompiuteris automatiškai po 60 sekundžių atsiųs mums jūsų atsakymą. Todėl labai svarbu yra susikaupti ir per tas 60 sekundžių, man minutės galvoje, per 60 sekundžių tiesiog pasirinkti vieną iš pateiktų variantų, kuriuos matote, tarkim, savo pavyzdyje, kaip atrodys visas klausimas. O dabar trumpai pristatysime taisyklės. Taip, ko gero jūs, taip, čia aš pristatysiu, taip, jau galima. Taip, prašom, Gustavai. Nes galbūt jūs jau perskaitėt jas, žinoma, ir ruošėtės viktorinai, bet vis vieną aš jas priminsiu. Taigi, žaisti gali tik tos komandos, kurios užpildė ir patvirtino registracijos formą. Komanda turi žaisti prie to kompiuterio, prie kurio registravosi. Žaidimą sudaro 4 turai. Kiekviename ture yra 7 vienas už kitą sudėtingesni klausimai. Komandai klausimą atsakyti turi per 60 sekundžių. Prie kiekvieno klausimo matysite atsakyti likusį laiką. Galimybės grįžti prieš tai buvusi ar peršokti į kitą klausimą nėra. Žaidimo metu aš, Gustavas, perskaitysiu jums klausimą, o jūs matysite jį savo kompiuterio ekrane. Atsakymą į klausimą galite pasirinkti tik iš pateiktų variantų. Klausimas laikomas atsakytų, kai pažymite jį pelės spustelimu. Vienam klausimui yra tik vienas teisingas atsakymo variantas. Jei komanda per atsakymui skirtą laiką nepažymi jokio atsakymo varianto, už klausimą įgauna 0 balų. Klausimas gali būti atsakytas teisingai iš dalies. Iš dalies teisingai atsakiusi klausimą galima pelnyti 0,5 balų, kuriais tas klausimas yra įvertintas. Taip, čia trumpai pertrauksiu. Mes būtinai pasakysime, kurie klausimai gali būti visiškai teisingai atsakyti arba iš dalies teisingai atsakyti. Tiesiog prie klausimo paminėsime, kad šitas klausimas gali būti arba visiškai teisingai atsakytas, arba iš dalies teisingai pasirinksite ne tą variantą. Tai čia aš pratęsiu tikriausiai. Pavyzdžiui, jei klausimas įvertintas 2 balais, iš dalies teisingai jį atsakė, pelnys 1 balą. Jei klausimas įvertintas 4 balais, iš dalies teisingai jį atsakė, pelnysite 2 balus ir taip toliau. Atsakymą į klausimą gali pateikti tik komandos nariai. Leidžiama naudotis interneto šaltiniais. Iškilus techniniams kliūtims, kreipkitės į žaidimą prižiūrinti bibliotekininką. Jis padės išspręsti problemas ir jūs galėsite žaisti toliau. Žaidimo pabaigoje paskelbsime 5 daugiausia balų surinkusias komandas. Tai ir bus komandos nugalėtojas. Jei jūsų komanda nugalėjo, tai visi komandos nariai turi palikti savo elektroninio pašto adresus bibliotekininkui. Elektroniniu paštu su jumis susisieks žaidimo organizatoriai, ir praneš, kaip atsimti laimėtus prizus. Beje, kokie tie prizai bus? Taigi, Gustavai, perėmė prie pačios linksmiausios dalies. Tiesiog jie pristatome kol kas. Kaip bus išrenkami laimėtojai? Be abejo, laimės tos komandos ar ta komanda, kuri surinks daugiausiai taškų. Daugiausiai taškų laikome, kad surinks viena vienintelė komanda. Galbūt prireiks papildomo turo, kuriame galės žaisti komandos surinkusios daugiausiai taškų. Ir apdovanosime kitas komandas, kurios iš viso maždaug 5, tiesiog žiūrėsime pagal situaciją. Galbūt bus daugiau šiek tiek surinkusių vienodai taškų, galbūt mažiau. Tai šitą informaciją paskelbsime žaidimo pabaigoje. Be abejo, visų jūsų tikslas turėtų būti laimėti 1 vietą. Juk už 1 vietą visada prizai yra vertingesni. O kalbant apie prizus, tai 1 vietos laimėtojai bus apdovanoti bendrovės Tiketa įsteigtais prizais, bilietais į pasirinktą renginį. Be abejo, mes kompensuosime ir kelionės išlaidas, nuvykimo kelionės iki koncerto išlaidas. O kitos komandos gaus marškinėlius ir kitų smagių prizų. Taip pat tai bibliotekai,
kurioje laimės komandos, tai yra iš kurio žaidžiančios komandos bus paskelbtos nugalėtojomis, atsiųsime ir saldžių prizų. Kokie jie bus, tiesiog reikės šiek tiek panekantrauti ir palaukti, kol galų gale atsiųsime pakankamai greitai. Taigi, galbūt tiek susimotyvavimui ir šiek tiek pikantiškumo įvedame į savo visą žaidimą, bet, Gustavai, norėčiau priminti, kad žaidžiam dėl prizų be abejo, bet pasirūpinkim, kad mūsų šitas žaidimas būtų smagus. Nesipykim, nesibarkim bibliotekose tarp komandos narių. Tiesiog smagiai, draugiškai ir linksmai, juk mūsų svarbiausias tikslas ir, tokia kaip ir priežastis, smagiai praleisti laiką bibliotekoje. Nepamirškime to ir tiesiog negalvokime vien tik apie prizus, kaip sakė. Taip. Tai nežinau, tai gal jau pradėsime pirmąjį turą, kaip manai? Gerai, pradėkime pirmąjį turą, ko gero. Ir pirmas turas, taip, pradedam. Pirmas turas įskirtas interneto istorijai. Ir štai pirmas klausimas, už kurio teisingą atsakymą skiriami 2 balai. Taigi skaitau klausimą, kas yra didžiausias interneto ryšio tiekėjas Lietuvoje? Pagalvokite vis dėlto, kas yra didžiausias interneto ryšio tiekėjas Lietuvoje? Taigi, kokia įmonė yra didžiausias interneto ryšio tiekėjas Lietuvoje? Taip, o aš norėčiau grįžti į kadrą, ačiū Jums, ir tiesiog paminėti, kad komandos jau turėtų gauti klausimą savo kompiuteriuose. Jei jau gavote, prašome, atsakinėkite į jį. Jei negavote klausimo, tiesiog lukterkite šiek tiek ilgiau, ne visus klausimas pasiekia tuo pačiu metu. Bet kiekviena komanda turi savo 60 sekundžių. Taigi, atsakinėkite, prašau, į klausimą. Gustavai, o kiek taškų galima gauti pasirinkus teisingą atsakymą? Tai jau sakiau, kad 2 balai. 2 balai, net 2 balai. Kol kas 2 balai. Taip. O vėliau galėsim gauti daugiau. Bet gal daug neplėpėkime, netraukdykime jiems susikaupti. Nežinos, būtų susimalkoti. Nesupras, kokį paspaustą atsakymą, nes nežinau. Neturėsime žalio supratimo, kokį paspausti. Nes kai daug plebom, tai tada blaškosi tiems, kuriems mes jiems trūktum. Tiesiog laukiame visų komandų. Dar, Gustavai, pakartok kartelį vieną klausimą. Kai kurios jau komandos ko gero atsakė. Kas yra didžiausias interneto ryšio tiekėjas Lietuvoje? Taip. Gerai? Laukiame. 2 balai skiriami už teisingą šio klausimo atsakymą. Taip. Laukiame. Ir paskutinės sekundės, greitai renkamės atsakymą tos komandos, kurių dar 60 sekundžių neprabėgo. Ir laikas baigėsi. Taigi, Gustavai, koks teisingas atsakymas šito? Mane pirmiausia domina, ar ten viskas tvarkoje, ar pasiekia bibliotekas, viskas gerai, ryšys, garsas. Aš tikiuosi, kad viskas gerai. Gustavas nori patemti laiką, nesakydamas teisingo atsakymą. Ne, tai vis tiek dabar baigėsi jau atsakymui laikas skirtas ir jau viskas užfiksuota, aš taip suprantu. Viskas yra užfiksuota. Tai nieko tokio. Teisingas atsakymas. Didžiausias interneto ryšio tiekėjas Lietuvoje, turintis didžiausią interneto tinklą ir daugiausia klientų, šiuo metu yra bendrovė TOLT. Taigi, teisingas atsakymas yra numeris 5, yra bendrovė TOLT ir už teisingą atsakymą, kaip jau sakiau, skiriami 2 balai. 2 balai. Šaunu, 2 balai. Dabar einame prie antrojo klausimo. Pirmasis etapas, antrasis klausimas. Gustavai, prašau. Pirmasis etapas skirtas interneto istorijai ir antras klausimas, kuriam už teisingą atsakymą skiriama jau 4 balai. Nes klausimas, matyt, sudėtingesnis. Kokioje Lietuvos interneto svetainėje galite pranešti apie nederamą elgesį internete?
Kokioje Lietuvos interneto svetainėje galite pranešti apie nederamą elgesį internete? Na, kokioje Lietuvos interneto svetainėje galite pranešti apie nederamą elgesį internete? Taip, laukiame. Netrukus klausimas bus pateiktas komandoms. Jisai keliauja dabar. Jis šiuo metu keliauja. Kaip koks zuikis per laukus bėga. Jau kai kurios komandos turėtų matyti klausimą savo kompiuteriuose, tos, kurios nemato, šiek tiek lukterkit, tuoj irgi netrukus matysi. Dar primenu, kad visiškai nesvarbu, kurią akimirką jūs pamatote klausimą, vis tiek visi turi vienodas 60 sekundžių. Taigi atsakinėjame į klausimą. Mes su Gustavu užsičiaupėme dabar. O dabar jau pradžia? Jau pradėjo? Jau laikas eina? Jau laikas eina. Tyliu kaip žuvis. Sekundės bėga, susikaupkite, pasitarkite. Nereikia šito sakyti. Nereikia, visi susikaupkite. Tada kaip tik nesusikaupkite. Mes tyliai. Mes tyliai, mums, pavyzdžiui, visai nereikia kalbėti šiuo metu. Ne. Todėl, kad dabar eina laikas. Gustavai, visada tramdyti reikia. Truputėlį pasimečiau, atsiprašau. Visko būna, visokių žmonių. Taip. Tos komandos, kuriom baigėsi 60 sekundžių, jau turėtų atsakyti į klausimą, kitoms gal šiek tiek liko laiko. Lukternom tiesiog visų komandų, visiausių. Matau, kad jau žaidžia 1479 komandos. Šimtas dar papildomai prisijungė, be galo daug. Ir o jie laiku prisijungė? Iš visos Lietuvos šios. Bet jie spėjo prisijungti, ta 100 komandų. Ar jie į pirmą klausimą neatsakė? Na, jei pirmą neatsakė, turės galimybę pasivyti antrame, trečiame ir kitose klausimuose. Bet tada turės daugiau teisingų atsakymų atsakyti. Taip. Kad daugiau balų surinktų. Be abejo. Taip. Na ir atsakymo paaiškinimas. O tai jau viskas, laikas baigėsi? Laikas baigėsi, taip. Dabar reikėtų jau paaiškinti. Tai gerai, teisingas atsakymas. 2005 metų vasarą atidaryta švietėjiška interneto svetainė, informuojanti apie interneto pavojus. Tai yra adresas www.draugiškasinternetas.lt. Joje žmonės taip pat skatinami pranešti apie internete pastebėtą pavojingą ir nelegalią informaciją, kuri skelbiama pažeidžiant Lietuvos įstatymus. Taigi, atsakymas teisingas yra iš variantų antras. Tai yra www.draugiškasinternetas.lt. 4 balai skiriami už šitą. Už teisingą atsakymą. Taip, ir dar kartelį pakartojom, kad teisingas atsakymas yra antrasis. Antras iš variantų ir už jį skiriami, tai dar perskaitysiu tą teisingą atsakymą, tai yra www.draugiškasinternetas.lt. 4 balai už teisingą atsakymą. Taip, 4 balai. Na, tiesiog 4 balai labai šaunu. Kai kurios komandos jau galėjo, jeigu teisingai atsakė į pirmąjį ir antrą klausimus, galėjo surinkti jau 6 taškus. Šaunuoliai tie, kas tai padarė, kam nepavyko, na tiesiog susijimkit šiek tiek ir atsakykit į tolesnius klausimus gerai. Nes kuo toliau žaisime, tuo klausimai bus, atsakydami teisingai klausimus, užsidirbsite daugiau taškų. Komandos turi labiau bendradarbiauti, kalbėtis, pasitarti. Komandų nariai būtinai kalbėkitės tarpusavyje, pasitarkite. Aišku, nesibarkite, kaip Inga sakė, nesimuškite, bet bandykite bendradarbiauti, pasakyti savo nuomonę, nebijokite jos pasakyti draugams. Taip. Gerai, tada dabar einame jau prie trečiojo klausimo. Pirmasis etapas, trečias klausimas. Taip, trečias klausimas. Už teisingą atsakymą, kurio skiriami 6 jau balai. Taigi, kada Lietuvoje ir Europoje kasmet švenčiama
Tarptautinė saugesnio interneto diena. Kada Lietuvoje ir Europoje kasmet švenčiama tarptautinė saugesnio interneto diena? Kada Lietuvoje ir Europoje kasmet švenčiama tarptautinė saugesnio interneto diena? Taigi, klausimą pateikėme komandoms. Jau matote, ko gero, savo kompiuterio ekranuose, tie, kas nemato, šiek tiek lukterkite, pakentėkite, palaukite ir netrukus kelių sekundžių bėgyje turėtumėt jau pamatyti ir savo kompiuterio ekranuose klausimą. Dar kartelį pakartok. Aha. Gerai, kada Lietuvoje ir Europoje kasmet švenčiama tarptautinė saugesnio interneto diena? Taip, bėga laikas, bėga. O minutė daug ar mažai? Priklausomai kokiam reikalui. Kokiam reikalui. Kai reikia laukti tylint, tai labai daug atrodo. O kai reikia kalbėti, tai taip greit prabėga. Bet čia dėl to, kad aš plėpėtai. Kai reikia sugalvoti ir žinai, kad reikia po minutės atsakyti, tai tada greitai bėga. Tai dabar jau kai kuriom komandom, ko gero, baigėsi laikas. Kitos komandos. Kitos komandos dar vis atsakinėja, tai mes visų palaukėme. Svarbiausia, kad vienos komandos kitoms netrukdytų. Na, ten pirmieji atsakė ir pradeda mojuoti, ženklus kitiems rodyti, visokias grimasas daryti. Na, nukreipti dėmesį kitų komandų gali tai būti, bet taip nereikia daryti. Jokių būdų. Jokių būdų. Čia bus nedraugiška. Taip. Kiek čia ta minutė gali tęsis, aš nesuprantu. Mes laukiame visų komandų, kurios tik tai gavo iš 1500 komandų ir galime tiesiog... Aš dabar gerai iš po to. Dabar jau manome, kad visa minutė praėjo visose. Mes taip manome, ar taip iš tiesų yra? Tiesiog minutė kartais būna labai skirtinga. Paralelinėse pasauliuose. Vieną minutę tada prasidėjo, kitą minutę. Grįžkime iš paralelinių pasaulių. Gerai, dabar prie teisingo atsakymo. Aiškinkime teisingą atsakymą. Taip, teisingas atsakymas. Tarptautinė saugesnio interneto diena kasmet Europoje ir Lietuvoje minima 2 vasario mėnesio antradienį. Šiais metais tai yra vasario 8 diena. Taigi teisingas atsakymas iš atsakymų variantų yra 3. 2 vasario antradienį. Ir už šį teisingą atsakymą skiriami 6 balai. Taip, ir 6 balai skiriami ne veltui, nes tai iš tikrųjų buvo suktas klausimas. Atrodytų, kad vasario 8, kaip pavyzdžiui, ir šiandien mes minime saugesnio interneto dieną, tai yra daroma kiekvienais metais. Tai yra tokia kasmetinė jau data. Bet jokių būdų klausime buvo parašyta kasmet, tai yra kiekvienais metais, kokia yra data. Tačiau buvo tikrai nemažai kabliukų atsakant į šitą klausimą. Tačiau tikrai nemažai žmonių jie atsakė. Gerai, važiuojame toliau, štai turime apvalų dailutį 1500 komandų skaičių. Tos komandos, kurios prisijungė šiek tiek vėliau, nepamirškite paspausti mygtuko pradėti žaidimą, tam, kad iš karto atsidurtumėt štai šitą mūsų žaidimą. Tai kodėl jos dabar taip, jos pavėlavo, nes oras blogas? Jos pavėlavo, nes pūga. Pūga, man atrodo, lietus, pūga, lijundra, vėtra, audra. Ir aš suprantu, jie per vėlai atėjo į biblioteką. Šiek tiek pavėlavo, bet tai visiškai nebaisu. Tai aš jiems suteikiu progą dabar, kol dar viena komanda ateina į biblioteką savo, tai kad jie spėtų bent dabar kiek vėliau prisijungti. Bet dabar jau nebetemsime laiko, jau reikia, manau, skaityti jau 4 klausimą. Taip? Be abejo. Už jo teisingą atsakymą skiriami 8 balai. Ir klausimas,
Tarptautinė saugesnio interneto diena pirmą kartą paminėta 2004 metais. Taip? Kuriais metais ir kurią dieną saugesnio interneto diena pirmą kartą paminėta Lietuvoje? Tai va, tarptautinė saugesnio interneto diena pirmą kartą paminėta 2004, o kuriais metais ir kurią dieną saugesnio interneto diena pirmą kartą paminėta Lietuvoje? Na, dar kartelį perskaitysiu klausimą. Tarptautinė saugesnio interneto diena pirmą kartą paminėta 2004, jau dabar tikrai atsiminsite, o kuriais metais ir kurią dieną saugesnio interneto diena pirmą kartą paminėta Lietuvoje? Taigi, klausimas turėtų jau pasiekti bibliotekas, komandų kompiuterius. Tiesiog jeigu kas įdėmiai žiūrėjo visą transliaciją nuo pat pradžių, tai ko gero atsimena, aš pasakiau metus, metus pasakiau, bet dienos nepasakiau. Taip, dienos nepasakė, Gustavai, ir labai čia gerai specialiai buvo padarė. sugalvota toks scenarius. Nes jeigu būčiau pasakęs ir dieną, tai jau kas visi galėtų atsakyti, labai greitai atsakytų. Ir tada lyg tai būtų toks ir nelabai sudėtingas klausimas. Taip, bet klausimas yra sudėtingas. Dar Nes šiek visai tiek. dieną, dar metus tai gali atsiminti, bet dieną. Na tiesiog tos komandos, kurios gauna klausimų šiek tiek vėliau, na jom gal visai smagu paklausyti mūsų klegesių. Leidžiame. Kai kurioms komandoms laikas jau beveik į pabaigą. Sudėtingas klausimas. Sudėtingas Aš net klausimas, nežinau, ar iš jį tiesų. galėsiu teisingai perskaityti. Paaiškinimą. Pamatyti ir paaiškinimą. Na, Gustavai, Taip. įsigilink, būtinai įsigilink, Čia nes tai reikia- yra labai, nes labai galiu svarbu. suklysti. Tikslumas yra tikrai labai Čia ir svarbus. metai reikia, ir metus žinoti, ir dieną žinoti. Gerai, kad mes nepaklausime, kelintą valandą buvo paskelbta, tai paminėta. Ir kokioje auditorijoje, ir kokiame mieste, ir kokiame pastate, ar bažnyčiai. Taip. Gerai, palaukėme dar šiek tiek ir dabar pateikėme atsakymą Tai į jau galima? klausimą. Lukter. A, dar ne. Štai, dabar galime Dabar jau pateikti. viskas? Taip, Dabar jau viskas. prašau. Teisingas atsakymas. Lietuvoje tarptautinė saugesnio interneto diena pirmą kartą buvo paminėta 2006 metų vasario 7 dieną. Taigi teisingas atsakymas iš pateiktų atsakymo variantų yra numeris 6. Tai yra, kaip ir teisingo atsakymo nėra. Tai va, reikėjo spausti, na, tą šeštą numerį ir spausti, kad nėra teisingo atsakymo tarp šių atsakymų. Ir už tą atsakymą, kuriame nėra teisingo atsakymo, 8 balai skiriami tai komandai. Taip. Tie, kas teisingai atsakė, gauna 8 balus. Na, o mes, Gustavai, labai ilgai laiko netemkime, keliaukime jau prie 5 klausimo. Taip, 5 klausimas, kuriam už teisingą atsakymą skiriama 10 balų. Nes jis tikrai sudėtingas. Jisai sudėtingas, absoliučiai. Vieno mokslinio instituto darbuotojai pirmieji Lietuvoje prisijungė prie interneto. Koks tai buvo institutas ir kada tiksliai prisijungė prie interneto? Tikrai sudėtingas klausimas. Sudėtingas, labai. Vieno mokslinio instituto darbuotojai pirmieji Lietuvoje prisijungė prie interneto. Koks tai buvo institutas ir kada tiksliai jie prisijungė prie interneto? Tai va, vieno mokslinio instituto darbuotojai pirmieji Lietuvoje prisijungė prie interneto. Taigi, koks tai buvo institutas ir kada tiksliai jie prisijungė prie interneto? Kaip jau sakiau, už teisingą atsakymą 10 balų. Taip, tai laikas bėga, na tiesiog bėga laikas, mes nelabai ką ir sakome, kad komandos nesiblaškytų, neklausytų mūsų. Jisai kartais bėga, kartais slenka. Pusiau sulenkęs kojas. Kitsena, paslapčia, iš už medžių išlyzdamas,
už miesto namų, kišdamas nosį. Kišdamas taip. 5 klausimo minutė artėja į pabaigą. Artėja minutė į pabaigą. Visos komandos, tiesiog, jeigu kai kuriom komandom, kurios anksčiau gauna klausimus ar vėliau, tiesiog atrodo, kad galėtume paskubėti, vis dėlto turėkime omeny, kad dabar jau žaidžia 1519 komandų ir tikrai visų norime palaukti, kad visi spėtų laiku pateikti atsakymus, kad visi galėtų pasinaudoti savo galimybę ir 60 sekundžių. Tačiau dar palaukėme šiek tiek, laukiame. Tas laikas įdamas ir jis ir pavargsta pats, man atrodo. Pats laikas, taip. Kiek eiti, tai čia ne juokas, žinai. Taip. Ir galbūt jau pateikėm klausimo atsakymą. Gerai. Tai yra paskutinės sekundės, visi, kas dar nespėjo, paspaudžiame. Ir atsakymas, Gustavai, prašau. Taip, teisingas atsakymas. Pirmasis prie interneto Lietuvoje prisijungė Matematikos ir informatikos institutas Vilniuje. Ir kaip supratau, 1990 metų Spalio 10 dieną. Spalio 10 dieną, čia gal aš ir suklydau. 1994 metų kovo mėnesį šio instituto darbuotojų sukurtas Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas, tuo metu vadintas LitNet, taip pat tapo pasaulinio interneto tinklo dalimi. Taigi teisingas atsakymas iš pateiktų atsakymo variantų yra 3. Tačiau tie, kas pasirinko 1 arba 4 atsakymą, taip pat gauna po 5 taškus, kadangi teisingai atspėjo arba instituto pavadinimą, arba datą. Taip, teisingai. Tai va, Taip. Žodžiu, kaip sakiau, jau yra šį absoliučiai teisingą atsakymą 10 balų, o tie, kas pasirinko 1 arba 4 variantus, taip pat gauna po 5 taškus. Gerai, Gustavai, mes gal judame greitų tempų prie kitų klausimų, Gerai. nes laikas bėga. Laikas bėga, o aš čia nejaučiu. Taip, 6 klausimas už teisingą atsakymą skiriama 12 balų. Kas Lietuvoje pradėjo veikti anksčiau? Elektroninis paštas ar interneto puslapiai? Kas Lietuvoje pradėjo veikti anksčiau? Elektroninis paštas ar interneto puslapiai? Kas Lietuvoje pradėjo veikti anksčiau? Elektroninis paštas ar interneto puslapiai? Tai va. Ir laikas tiksi bėga. Jau žinome, kad 1992 metais pirmą kartą Lietuva prisijungė prie interneto. Tai yra vienas institutas Lietuvoje veikiantis prisijungė prie interneto. Dabar spėjame ir žiūrime, kasgi atsirado anksčiau. Ar galimybė siųsti elektroninius laiškus, ar galimybė naršyti internete ir ten sužinoti įvairios informacijos. Laikas bėga, tiksi. Komandos susikaupė ir atsakinėja. Na, o tuo metu aš Gustavai norėčiau pasakyti paslaptį. Taip, klausau. Tu turi tiek daug pasirašęs apie teisingus atsakymus. Galbūt tik tai tam, kad pagreitintume visą žaidimą, tiesiog paskaitome, kuris atsakymas yra teisingas. Gerai? Kuris atsakymas ir paaiškinimo nebeskaityti. Paaiškinimo nebeskaityti, nes supratau, kad mes viskas labai užsitempė. Labai užsitempė, mes pirmo turo dar nebaigėm, o jau pusę valandos prabėgo. Taigi. Na, o paaiškinimus, kodėl tas vienas ar kitas klausimas yra teisingas, tiesiog... O gal mes per daug plepame? Na, aš labai stengiuosi susivaldyti. Gerai, supratau. Čia ta pirmoji viktorina, pirmas žaidimas nieko. Mes suprasime, kaip čia reikia viską organizuoti, kad viskas greitai vyktų ir greičiau ir sklandžiau. Svarbu, kad komanda susikauptų ir greitai. Gerai, tai čia jau netiek daug liko. Čia bent jau pirmo turo. Pirmo turo liko. Tai yra prieš paskutinis pirmojo turo klausimas. Taip, dar mes atsakymą turėjom, taip? Taip, dar kol kas atsakymo nerodome. Tai kaip aš sakau, gal greitai perskaitytų. Taip, dar lukterim biškiuką ir dar biškiuką. Ir parodome atsakymo paaiškinimą, komandos susikaupė paskutiniosios sekundės, atsakome į klausimą, pateikėm atsakymą į klausimą ir važiuojam.
Taip, Gustavai, prašau. Taip, Paaiškinti. tai elektroninis paštas Lietuvoje pradėjo veikti keliariais metais anksčiau negu kompiuterio ekrane buvo galima peržiūrėti interneto puslapius. Pirmieji elektroninio pašto adresai Lietuvoje buvo paskirti apie 1992 metus, o pirmosios lietuviškos interneto svetainės atsirado keliariais metais vėliau. Taigi teisingas atsakymas iš pateiktų atsakymo variantų yra antras. Tačiau tie, kas pasirinko pirmą atsakymą, taip pat gauna 6, tai yra pusę taškų. Spėjau ir paaiškinti. Taip, ir kas atsakė, kas pasirinko tą variantą, ta prasme antrą variantą, gauna 12 balų. Einame toliau? Taip, einame toliau. Kitas klausimas. Taip, 7. pirmo turo klausimas, paskutinis, kuriam skiriama už teisingą atsakymą 14 balų. Kokį seniausią eksponatą susijusi su informatika galima rasti Kaune įsikūrusime Ryšių istorijos muziejuje? Kokį seniausią eksponatą susijusi su informatika galima rasti Kaune įsikūrusiame Ryšių istorijos muziejuje? Kokį seniausią eksponatą susijusi su informatika galima rasti Kaune įsikūrusiame Ryšių istorijos muziejuje? Gerai, supratau. Dabar, Gustavai, tiesiog iš vis neskaitysime teisingų atsakymų. Neskaitysime teisingų taip atsakymų. norisi. Norisi pasakyti visiems teisingus atsakymus, bet vis dėlto... Na, tai gerai, numerį pasakysim. Taip, ir numerio ne. Ir numerį nesakysim. Tai ką sakysim? Tiesiog atsakymus... Taip, per tą minutę dabar mums irgi reikia daug ką aptarti. Taip. Ką mes sakysime? Teisingas atsakymas koks? Taip, tiek, kad už šį klausimą 14 balų už teisingą atsakymą, taip? Taip. Ir iš pateiktų atsakymo varianto, kuris yra teisingas, reikės pasakyti. Nereikės. Nereikia. Ja. Pateiksime atsakymus po viso turo. Po viso turo, taip? Taip. Tiesiog dabar susakom klausimus, komandos atsako į klausimus. Aha, supratau. Taip, laukiame, sekundės bėga. Supratau, kad įtampa jau tiesiog kyla čia. Taip. Auga. Ne dienom, o valandom, sekundėm, minutėm. Taip. Tai kaip tu sakai, per 60 minučių reikia atsakyti vieną klausimą. Ilgai mes sėdėtume. Čia painėsi minutės, sekundė. Metai. Per 60 metų turi atsakyti pirmą klausimą. Čia suprantu, mes nieko neužtėsiam, todėl kad dabar eina laikas. Tiesiog laikas eina, komandos skaičiuoja tos, kurios dar atsakinėja, tegul atsakinėja. Čia dabar bus jau pirmas turas baigtas. Taip, jei žmonėms, kam dingsta internetas, turime tokių signalų, arba, pavyzdžiui, netgi dingsta elektra bibliotekoje, tiesiog atsiradus elektrai arba ryšių, iš naujo registruotis nereikia, iš to paties kompiuterio nuėjus mūsų žaidimo adresu gustavas.bibliotekospažanga.lt jūs automatiškai vėl turėtų grąžinti į žaidimą su visais surinktais taškais. Taip, laukiam dar minutę, šiek tiek lukterim. Taip, ir einame tada prie kito, net ne prie kito klausimo, o dabar tiesiog susumuosime pirmojo etapo rezultatus. Tie pirmojo etapo rezultatai yra šiuo metu skaičiuojami ir po to, kai jie bus suskaičiuoti, tiesiog jūs savo bibliotekose, savo kompiuteriuose pamatysite rezultatų lentelę. Čia praktiškai ir nereikia sakyti, kuris atsakymas teisingas. Jie viską pamatys kompiuterį. Taip, o kol lauksime, kol bus suskaičiuoti visi rezultatai ir kol visos komandos susipažins su tais rezultatais, kviečiame jūs pažiūrėti filmuką apie virtualias pažintis, kokie yra virtualių pažinčių pavojai. Na, primename, kad šiandien mūsų viktorinos tema yra saugaus interneto dienos minėjimas, taigi mes dar ir kalbame apie tai, kaip saugiai naudotis internetu. Tai yra, kviečiu visus pažiūrėti filmuką, na ir susipažinti su savo rezultatais.
Žinia, kad karo akademijos pulkininkas internete susipažindavo su 9-13 metų mergaitėmis ir jomis pasinaudodavo, sukrėtė Lietuvą 2009-aisiais. Nustatyta, kad aukų jis ieškodavo pažinčių bendravimo svetainėse. Čia daugybė nepilnamečių skelbia informaciją apie save, deda nuotraukas ir ieško pažinčių. Daugelyje tokių svetainių netikrinama, kas registruojasi. Tuo gali pasinaudoti ir piktų kėslų turintys žmonės, pavyzdžiui, vagys. Vartotojai susikuria, tai yra vaikinai dažniausiai susikuria merginų anketas, į anketas įsideda gražių merginų nuotraukas ir apsimetinėja jomis. O tikslas yra tas, kad gražios merginos pakviečia vaikinus susitikti ir tada susitikimo metu tie apsimetėliai atima iš tų nieko nežinančių vaikinų mobiliuosius telefonus, pinigines ir visą kitą turtą. Tinklalapių, kur bet kas gali įdėti savo nuotrauką, skelbti telefono numerį, rašyti, ką mėgsta veikti ar ieškoti pažinčių, daugybė. Nekalbėti gatvėje su nepažįstamais nuo mažens mokomi paaugliai linkę pamiršti atsargumą, kai bendrauja internetu. Čia jie drąsiai viešina savo nuotraukas, rašo kiek jiems metų, kur gyvena, mezga virtualias pažintis. Gal didžiausia grėsmė, kad gali tiesiog tavim apsimest kas nors, pavogti tavo akauntą, nors taip. Ir gal ką nors netokio pasakyti, ir dar kažką. Bet šiaip manau, kad grėsmės didelės nėra. Jei kas nors mane savo paštu paklaustų kokį nors savo duomenų, koks nors nepažįstamas žmogus, tai aišku nesakyčiau, bet kokiam nors Facebook'e ar pašte, tai mane nebaisu skelbti savo vardą ir pavardės. Aš nežinau, kas čia blogo gali būti, susirašinėti ir bendrauti su žmonėm. Juk jie tau nieko nepadarys kalbėdami. Nors to nesitiki, pokalbio ar pažinčių svetainėje sutikta Sigutė gali būti nedraugiška 12-metė, o ją apsimetę suaugęs, galintis turėti įvairiausių kėslų. Aš suprantu, kaip tau sunku. Aš suprantu, kaip tu dabar jautiesi. Taip, mano tėvai irgi šiokie, tokie ir anokie ir manęs nesupranta. Bet aš tave tai galiu suprasti. Ir iš tiesų tie kabliukai ir yra per gerumą, per supratimą, per emocijų atspindėjimą. Ir tarsi tarp kitko yra paprašoma, gal gali man atsiųsti ten kažką, gal gali padiktuoti. Ir kaip tokiam geram žmogui, kuris tave taip supranta, kuris tau kažką atsiunčia, tau kažką pasako, tai kaip čia dabar neduos, jisgi mano draugas, jisgi man gero linki. Ir tai suveikia. Bendraudamas internete su virtualiais draugais, nesakyk ir nerodyk savo vardo pavardės, asmens kodo, gimimo datos, telefono numerio arba namų adreso, elektroninio pašto adresu, jeigu jame yra tavo vardas ir pavardė, savo ir šeimos narių nuotraukų. Bet man patinka bendrauti internete, taip aš susirandu naujų draugų, tai ką daryti? Žinoma, bendrauti. Tik laikykis saugumo taisyklių. Atsisakyk visų įtartinų pasiūlymų, nustatyk, kad tavo duomenys matytų tik draugai. Jiems, ko gero, norės įrodyti tik įdomias nuotraukas, provokuojančioms internete ne vieta. Ir labai svarbu yra nesusitikti su virtualiais draugais, o jeigu jau susitiksite, tai būtinai viešose vietose bei lydimiems suaugusių ar tėvų. Tai jau ne paaugliams vis dėlto patarimas, o tėvams, kad bendraukite su savo vaikais ir stebėkite, ką jie veikia, kuo jie užsiima. Skatinkite, girkite, drąsinkite. Lygiai taip pat kaip tie blogiečiai, kad gali daryti, tai jūs būdami iš tikrųjų mylinti žmonės, jūs galite labai daug pasiekti su savo vaikais, jeigu jais džiaugsitės.
ir jais dalinsite savo ten mintim ar emocijom. Jei būsi atsargus, internetas atvers daugybę naujų ir įdomių galimybių. Bendraudamas būsi saugus, jei pats elgsiesi saugiai. Tai aš dabar pasakysiu pirmo turo, neperskaičiau paskutinio 7 klausimo, už kurį skiriama 14 balų variantą teisingo atsakymą. Tai buvo iš pateiktų variantų pirmas teisingas. Tiek. O dabar toliau pereinam prie antro turo. Na, tiesiog trumpai pakomentuosiu, ką jūs matote savo kompiuterio ekranuose. Taigi, pirmoji vieta, na, šiuo metu jinai yra kaip... Kai kurie mato, kad tai yra 5 vieta, bet iš tikrųjų yra pirma. Kaštoniukų komanda surinkusi 46 taškus iš Pagirių kaimo filialo. Meškiukai štai antroje vietoje iš Šilainių filialo su 45 taškais. Meškučiai, taip pat iš Šilainių filialo, na tiesiog komandos susigalvo labai panašius pavadinimus, 45 taškai. Ir, na, tikrai šaunuoliai, labai daug teisingai atsakysiu. Dar norėčiau pakomentuoti, priminti, kad, na, matome tik tai šioje lentelėje tik 101 komandų, tačiau kiekviena komanda mato savo surinktų taškų skaičių bei, na, nuorodą, kokią vietą jinai užima bendrame reitinge. Ten, tarkime, 500 komanda iš 1500, na, tiesiog žinom, kur reikia stiebtis, kur susijimti. Gerai, žaidžiame toliau, ko gero, pradedame kitą etapą, taigi, Gustavai, prašau pristatyti kad viskas greičiau vyktų, dabar taip skaitau iš karto antras turas ir antro turo tema – netinkamas elgesys internete. Na, svarbi tema. Taigi, pirmas klausimas, už kurį skiriami 2 balai. Koks yra šių metų saugesnio interneto dienos šūkis? Koks yra šių metų saugesnio interneto dienos šūkis? Koks yra šių metų saugesnio interneto dienos šūkis? Taip, kaip jau minėjome, saugesnio interneto diena minima nuo 2004 metų Europoje, o Lietuvoje nuo 2006 metų. Ir pirmą kartą buvo paminėta vasario 7 dieną, tai yra kiekvieną antrą vasario antradienį. Atsiprašau, kiekvienais metais šiai dienai paminėti yra sukuriamas vis kitoks šūkis, kurį galima matyti ir reklamose, ir pamatyti, na, tiesiog pasidomėjus šiek tiek šią temą, jeigu domite saugiu internetu, saugiu elgesiu internete, visada galima sužinoti, kur ir konkrečiai ieškoti šių metų šūkio. Na, aš jums dar kol kas nesakysiu. Jokių būdų nesakysiu, nes... O gal leptelt? Neleptelnam, Gustavai. Taip. Ir viskas išsispręs. Laukiame visų komandų, kol atsakys. Kai kuriom komandom laikas jau atėjo į pabaigą. Labai šaunu. Atėjo į pabaigą. Kitom komandom dar vis eina. Tad lukterkim tų komandų, kurios šiek tiek vėliau atsiranda. Ir tuo pačiu galima pasakyti, kad dabar neskaitysiu teisingų atsakymų, kad greičiau laikas bėgtų, paaiškinimų neskaitysiu ir atsakymų teisingų. Tiesiog skaitysim tik tai klausimus, kad sakau, kad viskas greičiau vyktų ir po to pabaigoje viskas sužinos. Taip. Na, tiesiog pirmajame ture pabandėme vienaip, antrajame ture pabandysime šiek tiek kitaip. Tai antrajame ture dabar skaitysime klausimą, Gustavas perskaitys klausimą. Mes komandom paliekame gerą minutę, šiek tiek daugiau negu minutę tam, kad tikrai visi galėtų atsakyti, pateikti savo atsakymą į klausimą. Na ir pateikus tą atsakymą, skaitysime jau kitą klausimą. O teisingus atsakymus perskaitysime etapo pabaigoje, kol bus sumuojami visi rezultatai. Taip, na, einame prie atsakymų. Tiesiog teisingą atsakymą aš matau, tačiau jums nesakysiu. Ir dabar einame prie kito klausimo. Taip. Antras ir antro turo klausimas. Čia gal pamastymui labiau šitas klausimas. Atsiprašau, Gustavai, pertraukiu tave. Antras antro turo klausimas, kurio tema, tai šio turo tema netinkamas elgesys internete. Taigi antras klausimas, kuriam skiriami 4 balai. Ko siekia programa saugesnis internetas? Ko siekia programa saugesnis internetas?
Taip. Na, mes jau kalbėjome nemažai apie tai, kad minima saugesnio interneto diena ir Lietuvoje iš tiesų jau seniai, nuo pat 2006 metų yra vykdoma tokia programa visas saugesnis internetas, kurio ženklas yra mėlynas meškiukas. Ta meškiuką, ko gero, jau nekartą esate matę tiek reklamose, tiek galbūt tam tikrose svetainėse. Tas meškiukas tapo ir mūsų bibliotekos pažangai kampanijos draugiškas internetas bibliotekose ženklu. Ir klausimas, iš tiesų, kogi siekiama visa šia programa saugesnis internetas. Atsakymui laikas skirtas bėga, sekundėlės tiksi. Siekiama, kad baltosios meškos neišnyktų šiaurės ašigalį. Taip. Ir dar kartelį norėtume pakartoti informaciją. Tas mūsų Gustavas tikras pokštininkas. Gerai. Labai smagus pokštai. Dar aš labai norėjau pasakyti informaciją, kad iš tiesų, jeigu bibliotekose nutrūksta ryšys, prarandate ryšį su Gustavo platforma visą žaidimo, tai tiesiog jums reikia iš to paties kompiuterio tiesiog surinkti adresą gustavas.bibliotekospažangai.lt, tai yra lygiai tą patį adresą ir jūs automatiškai pateksite į savo komandos erdvę, į savo komandos tinklapį ir jau ten tiesiog pasinaudosite visais savo jau išspręstais klausimas. Tai yra, jie niekur neprarandami, jūs tiesiog iš naujo prisijungti turėtumėt. Gerai, dabar bandome. Pažiūrėjau, ar kepurė gerai guli. Nes kartais, taip. Taip. Na, vaikai, pasakykit, ar gražiai Gustavas atrodo? Tikrai žavingai, ne? Apšvietimas geras. Taip, dabar einame prie kito klausimo. Taip, iš karto, taip. Viskas galima. Klausimas, taip. Trečias antro turo klausimas, už kurio teisingą atsakymą skiriami 6 balai. Taigi klausimas. Socialinėme tinkle Facebook užsiregistravote savo vardu ir pavardę. Ką apie jūs dabar gali sužinoti kiekvienas? Pakartoju. Socialinėme tinkle Facebook užsiregistravote savo vardu ir pavardę. Ką apie jūs dabar gali sužinoti kiekvienas? Dar kartelį pakartosiu. Socialinėme tinkle Facebook užsiregistravote savo vardu ir pavardę. Na ir ką dabar apie jūs gali sužinoti kiekvienas, taip sakant, prašalaitis. Taip. Na, o jeigu prakalbama apie Facebooką, aš tada visus dar norėčiau paagituoti, pakviesti tuos ypatingai, kurie turi savo profilį šiame socialinėme tinkle, tiesiog tapti draugu. Profilį tai tokį. Profilį, taip, iš profilio irgi Gustavas be galo. Taip, paprašysiu, turiu plakatą, ant kurio paprašysiu jo autografą. Ir už jūs tą padarysiu. Tai tiesiog Facebook'e mes esame sukūrę irgi to savo profilį atsargus internete, tad kviečiame draugauti su mumis. Tame profilėje taip pat rengsime įvairias viktorinas, galėsite laimėti smagių prizų, tad tikrai visi tie, kas dalyvauja šiame tinkle, būtinai tapkite mūsų draugais. Atsakymui skirtas laikas eina į pabaigą. Tiksi paskutinės sekundės, tai paskutinės minutės, sekundėlės tiksi, na ir mes tiesiog pereisime ko gero prie kito klausimo. Taip. Tai jau Inga iškart sakyk, kada. Taip. Kitas klausimas, ketvirtas antro turo klausimas, kuriam skiriami 8 balai. Esate prisijungęs prie savo profilio socialinėme tinkle, pavyzdžiui, Facebook ar OneLT. Koks elgesys jame yra saugus ir tinkamas? Sunkus klausimas. Esate prisijungęs prie savo profilio socialinėme tinkle, pavyzdžiui, Facebook ar OneLT. Koks elgesys jame yra saugus ir tinkamas? Ir dar kartelį. Esate prisijungęs prie savo profilio socialinėme tinkle, pavyzdžiui, Facebook ar one.lt, koks elgesys jame yra saugus ir tinkamas. Taip, klausimas geras, tiesiog komandos turėtų paskaityti, labai įdėmiai paskaityti, kas yra pateikiama jų kompiuterio ekranuose, kokie galimi variantai, štai norite atsakyti į šį klausimą. Na,
O kol komandos atsakinėja, aš dar norėčiau tiesiog kreiptis tiesiogiai į bibliotekininkus, kad jeigu jūsų bibliotekoje dingo interneto ryšys arba tiesiog nepavyksta vėl prisijungti prie žaidimo platformos, būtinai rašykite mūsų komandai adresu info@bibliotekospažangai.lt, tiesiog įprastiniu tuo elektroniniu paštu, kuriuo visada ir rašote mums. Ir tiesiog mūsų komanda pasakys jums, ką daryti toliau, kaip elgtis toliau. Būtinai parašykite, ypatingai jei susidurite su ta problema, kad negalite daugiau prisijungti, ar kai kurios komandos nebegali tęsti žaidimo. Mes esame tikrai pasirengę tokį atsarginį variantą, kurį mūsų komanda bibliotekos pažangai jums tikrai pristatys ir atsiūs. Taigi, atsakymui skirta minutėlė iškapsėjo, dar pas ką kapsi sekundės, tiesiog palauksime. Dar primenu, kad šio etapo tema yra atsargus elgesys internete. Kaip elgtis internete yra gerai, kaip blogai. Tai tiesiog mes tokiu būdu patikriname šiek tiek ir jūsų žinias, kaip jūs atsimenat vasario 1 dieną vykusios pamokėlės su Gustavu metu visą informaciją. Ar tikrai labai įsigilinot? Labai norėčiau paklausti netgi Gustavo, kągi jis atsimena iš to, kaip reikia saugiai ir atsargiai elgtis internete. Čia taip pakliuvau dabar. Nepasikartoja, nepamokos. Bet čia tai kliuvo, man dabar galvoja tik tai kaip laikrodėlis, sukasi, aš galvoju, ką čia pasakyti. Negalima apie save skelbti visokiausios informacijos, ten socialinėme tinkle ir visur. Žodžiu, negalima teikti apie save duomenų. Taip, jokių būdų. Jokių, ypač banko sąskaitos numerio ir, žodžiu, kaip tenai galima būtų nuo tos sąskaitos numerio daug pinigų pagrobti. Va šito nesakykite niekada gyvenime. Tai va čia svarbiausias dalykas. O dar, taip pat irgi negalima skelbti savo dar kokių nors duomenų, kad negalėtų jūsų pasiekti kas nors. Taip. Koks nors priešas. Taip, šaunuolis Gustavai. Tikrai... Ir pradėti ten rašinėti visokiausius niekus. Taip. Tikrai daug atsimeni. Dabar antrojo etapo 5 klausimas. Taip, gerai. 5 klausimas ganėtinai ilgas, kad įdėmiai klausykite. Taip. Antrojo etapo, antro turo klausimas, už kurį skiriama 10 balų. Socialinėme tinkle susipažinote su vaikinu ar mergina. Pagal jo profilio informaciją išsiaiškinate, kad jis tokio pat amžiaus kaip ir jūs, klausosi panašios muzikos ir netgi gyvena netoli jūsų. Vieną dieną iš jo gaunate laišką. Jūs kviečia į trumpą slaptą susitikimą visai netoli jūsų namų, tačiau prašo apie tai niekam nepasakoti, ypač tėvams. Ką darote? Aš manau, kad čia nėra sudėtingas klausimas. Aš jau norėčiau atsakyti iš karto, bet tiek to. Aš tiesiog pakartosiu klausimą. Socialinėme tinkle susipažinote su vaikinu ar mergina. Pagal jo profilio informaciją išsiaiškinate, kad jis tokio pat amžiaus kaip jūs, klausosi panašios muzikos ir netgi gyvena netoli jūsų. Vieną dieną iš jo gaunate laišką. Jūs kviečia į trumpą, slaptą susitikimą visai netoli jūsų namų, tačiau prašo apie tai niekam nepasakoti, ypač tėvams. Ką darote? Tiesiog susipažinot su nepažįstamu žmogumi Facebook'e, susidraugavote, atrodo, kad viskas yra gerai, gražu ir galima draugystę tęsti, tiek daug bendrų reikalų, panašiai ir jaučiatės ir atrodo, kad supranta ir mėgsta tos pačius dalykus, ir sako, ateik susitikti va čia į miškelį šalia esantį. Čia mes, pavyzdžiui, be tėvų arba net nieko nesakyk svarbu tėvam, mes čia turime svarbių reikalų labai greitai. Bet ką darote tuo atveju? Pasakyti iš karto, ką reikia tokiu atveju daryti. Oi, kaip. Gustavai, susivaldyk. Vos neišsprūdo, bet na. Esame 5. Čia bus negerai, antrojo. Sakyčiau čia. 5. Teisingą atsakymą jau. 5. antrojo etapo klausimas. Šiame etape liko tik 2 klausimai. Taip. Už kuriuos komandos dar tą minutę. Dar minutėlė tegul bėga, dar šiek tiek palauksime tų komandų, kurios tiesiog įsigilina. Čia teksto tikrai nemažai, reikia paskaityti, taip įsigilinti, pasižiūrėti, galbūt netgi su kaimynu padiskutuoti, su savo komandos nariu turiu omenyje, jokių būdų ne su kaimyninės komandos nariu, nes juk jūs varžotės vis tarpusavį dėl geriausio prizo.
Geriausios komandos, stipriausios, protingiausios. Ir dėl garbės. Dėl savęs. Be abejo, o ką daugiau be garbės šiame gyvenime? Taip. Tai va, dar liko 2 klausimai antrame ture, taip? Taip. Aha. Ir matai, dar 2 turai. Ir dar 2 turai. Greitai praeis. Taigi, klausimo, atsakymo į klausimą neskaitome, bet einame prie tiesiog kito klausimo. Pateiksiu tiesiog 6 klausimą, už kurį teisingą atsakymą skiriama 12 balų. Gaunate laišką iš savo elektroninio pašto adreso tiekėjo, kuriame jūsų prašoma pateikti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kaip elgėtis? Taigi, gaunat laišką, pavyzdžiui, iš gmail.com. Gmailo, ne? Arba iš Yahoo, jeigu ten turite, o gal iš to paties Ones LT, kaip dažnai sakoma. Ir tiesiog jūsų prašo tame laiške, pakartokite savo prisijungimo vardą ir slaptažodį. Tiesiog toks prašymas, nežinau, kartais pasitaiko, tikrai atsiunčia ir aš gaunu, ir Gustavas dažnai gauna tokių laiškų. Ir klausimas, kaip mums elgtis teisingai ir kaip elgtumėtės jūs, jeigu gautumėt tokį laišką. Dar kartą perskaityt klausimą ar ne? Gaunate laišką iš savo elektroninio pašto adreso tiekėjo, kuriame jūsų prašoma pateikti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kaip jūs elgiatės? Manau, kad tai jau. Taip. Taigi, bėga laikas, bėga sekundės, atsakinėjame į klausimus, visos komandos susikaupiam. Ką daryti, jeigu gaunam laišką iš oficialaus? Ką daryti? Ką daryti? Labai mėgstu padainuoti. Taip, tai Gustavas mums padainuos, kol komandos, kitą dainelę. Ne, dabar negalima trukdyti, mes jau kalbėjome, tai pasimiršom. Dar nėra patyrimo, pirmas. Toks žaidimas, pirmas protokovas, kitose protokovose visos komandos įgus ir mes įgusime geriau. Visi mes čia mokomės, ne tik kaip elgtis atsargiai internete, bet kaip ir organizuoti tokį žaidimą, tokią viktoriną. Ko gero, šitą pamoką mes jau išmokome, žinau, Gustavai. Ne, visą laiką yra ką dar išmokti. Ir tiesiog be abejo visada gyvenime ir jūs kiekvieną dieną mokotės. Ir kiekvienas žmogus kiekvieną dieną kažko naujo išmoksta, kažką naujo sužino. Svarbiausia išvadas padaryti, ne tik mokytis. Taip. O būtų nauda iš to mokslo. Nes gali mokytis, išvadų nedarai jokių, kaip aš atėjau, išklupai. O ką tu išmokai iš to saugaus interneto? Pamulai man, taigi čik ir nieko. Taip. Bet vis dėlto šį beitą atsimeni. Gerai, einame prie kito klausimo. 6 klausimas. Antro turo, ne, 7 jau klausimas. 7 klausimas. Taip, 7 klausimas. Prašau, Gustavai. Už kurį skiriama 14 balų. Kokios institucijos Lietuvoje įgyvendina programą Saugesnis internetas, kurio ženklas mėlynas meškiukas? Apie tai mes jau kalbėjome ne kartą, ne pirmasis klausimas šią temą, jau išsiaiškinom, kad minima Saugesnio interneto diena, taigi kokios institucijos, kas organizuoja galbūt iš visų pateiktų institucijų. Štai matote 6 galimus atsakymo variantus. Klausimas, nelengvas iš tikrųjų, toks institucinis šis klausimas, bet vis dėlto klausimas apie saugesnį internetą, apie saugaus interneto dieną ir jos minėjimą, kas, kaip ir kodėl mini šią dieną, būtent mes ir bandome išsiaiškinti šios viktorinos metu teisingai ar galbūt neteisingai kartais atsakydami į klausimus, bet visus teisingus klausimus, atsakymus jums pateiks Gustavas, pasakys visas paslaptis, o dabar patylime, nes komandos atsakinėja. Tai yra labai svarbus darbas, ką aš darau, Gustavai. Tai yra viso žaidimo valdymas. Aš suprantu. Aš atrodo apsikrovis tais kompiuteriais, bet kiek svarbių reikalų nuveikiu. Tu čia ne dėl vaizdo, taip darai. Tam, kad atrodyčiau protingesnė, manai?
Ar neatrodo ir taip labai protinga? Gerai. Taigi, antrasis etapas baigėsi. Taip. Baigėsi etapas. Visi pateikė savo atsakymus ir mes sumuosime antrojo etapo rezultatus. Kol rezultatai yra sumuojami, Gustavai, aš norėčiau... Šiek praeis laiko. Taip, šiek tiek laiko praeis. Sumuoja tas kompiuteris? Na, priklauso, pavyzdžiui, kai kuriuose kompiuteriuose gal jau atsirado bendra rezultatų lentelė. Na, kiti kompiuteriai, ko gero, šiek tiek vėluoja, šiek tiek čia priklauso reikia nuo ko, palaukti tarkim, laiko. tas sumavimas. Vieni sakai kompiuteriai greičiau, kiti lėčiau. Nuo to, kaip greitai suskaičiuoja kiekvienam ir nusinčia sąskaitą. Gerai, laiko negaiškime, tiesiog atsakymus paskaitykime į... Tai dabar, taip, dabar paskaitome teisingus atsakymus. Tiesiog... tai ta prasme, jiem tegul sumuoja tuos rezultatus, o aš pasakysiu... Žmonės laukia. Gerai, tada aš tiesiog antro turo, kurio pavadinimas netinkamas elgesys internete, perskaitysiu teisingus variantus. Buvo pirmas klausimas, už kurio teisingą atsakymą skiriami 2 balai. Taigi teisingas atsakymo variantas buvo 5. Reiškia, koks yra šių metų saugesnio interneto dienos šūkis, tai yra tai daugiau nei žaidimas, tai tavo gyvenimas. Taip, va. Ir dar vienas buvo, tai daugiau nei žaidimas, na, nepilnas pusė. Taip, nepilnas pusė, tai teisingas užskaitytas tik už gerai. Tada antras klausimas buvo, už kurį buvo skiriama 4 balai. Klausimas toks, ko siekia programa saugesnis internetas. Taigi, teisingas atsakymo variantas buvo 3, ir kuriame parašyta teisingas 1 ir 2 atsakymas. Tai čia jau daugiausia 4 balai. Bet parašyta teisingas 1 ir 2 atsakymas. Taip, tai 3, na žiūrėk, Gustavai, ko siekia programa saugesnis internetas? Siekia atkreipti visuomenės dėmesį į nelegalią ir žalingą informaciją internete. Taip, siekia, teisingas atsakymas. Siekia apsaugoti vaikus nuo žalingo turinio. Irgi siekia, na ir buvo vienas iš pateiktų atsakymo variantų, kad teisingas ir 1 ir 2 variantai. Todėl pasirinkę 1 ir 2, tai yra pasirinkę 3 atsakymą šiuo atveju, žmonės gavo 4 taškus. Taip, viską supratau dabar, ačiū už pagalbą. Mūsų Gustavui, ko gero, reikėtų irgi pamokėti. Taip, dar ir kaip. Taip, 3 buvo klausimas, už kurį buvo skiriami 6 balai. Klausimas toks, socialinėme tinkle Facebook užsiregistravote savo vardu ir pavardę. Ką apie jūs dabar gali sužinoti kiekvienas? Taip, teisingas atsakymo variantas, taigi buvo 1. Vardą ir pavardę. Va. Taip, toliau skaitau. Taip, toliau skaitau greit. 4 klausimas, už kurį buvo skiriami 8 balai. Esate prisijungę prie savo profilio socialinėme tinkle, pavyzdžiui, Facebook ar one.lt. Koks elgesys jame yra saugus ir tinkamas? Teisingas atsakymo variantas buvo 6, tai yra teisingas 3 ir 4 atsakymai. Tai 3 ir 4 atsakymai. Gavus iš pašnekovo pasiūlymą susitikti, prieš tai atsiklausti tėvų ar globėjų ir paprašyti, kad jūs palydėtų. Ir 4 būti budriam ir neatskleisti pašnekovui asmeninės informacijos, adreso, telefono numerio ir panašiai. Va. Toliau. 5 klausimas antro turo. Ilgasis apie... Už kurį buvo skiriama 10 balų, socialinėme tinkle susipažinote su vaikinu ar mergina, pagal jo profilio informaciją išsiaiškinote, kad jis tokio pat amžiaus kaip jūs, klausosi panašios muzikos ir netgi gyvena netoli jūsų. Vieną dieną iš jo gaunate laišką, jūs kviečia į trumpą slaptą susitikimą visai netoli jūsų namų. Tačiau prašo apie tai niekam nepasakyti, ypač tėvam, ką darote. Taigi teisingas atsakymas. 5 numeris iš karto papasakote tėvams arba suaugusiems, kurio pasitikite, apie nepažįstamojo prašymą. Va, 10 balų už tą. Taip, tai einam toliau. 6 klausimas buvo, už kurį buvo skiriama 12 balų. Gaunate laišką iš savo elektroninio pašto adreso tiekėjo, kuriame jūsų prašoma pateikti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Kaip elgiatės? Taigi teisingas atsakymas numeris 4. Slaptažodžio nerašote, o laišką su prašymu ištrinate. Va, šaunu. Ir 12 balų. Ir 7 klausimas, už kurį buvo
skiriama 14 balų. Taip, kokios institucijos Lietuvoje įgyvendina programą Saugesnis internetas, kurio ženklas mėlynas meškiukas? Taigi, teisingas atsakymas, numeris 1, ryšių reguliavimo tarnyba ir švietimo informacijos technologijų centras. 14 balų už teisingą atsakymą. Taip. Na ir matome rezultatus, visos ko gero bibliotekos ir komandos jau mato ir džiugiai pranešame, kad Elektrėnų žiburiai, žaidžiantis Elektrėnų savivaldybės viešoje bibliotekoje, surinko 100 taškų ir jie yra pirmoje vietoje. Na, o šiek tiek atsilieka visos kitos komandos, labai nedaug kvėpuoja į nugarą Elektrėnam, pavyzdžiui, Ažuožerių filialas, Žemaičių kalvarija irgi kvėpuoja 4 taškais vos atsilieka. Na, tie, kurie atsiliekame, susijimam. Dabar mes ir pradedam kitą etapą, 3 etapas. Ir vėlgi taip pat tokia pačia sistema dirbsime toliau. Dirbsime toliau. Galim pradėti? Pradedam. Taip, 3 turas, kurio tema socialiniai tinklai. Pirmas klausimas, už kurį skiriami 2 balai. Taip, pirmas klausimas. Taip. Kuri iš paminėtų savybių tinka apibūdinti socialiniam tinklui internete? Kuri iš paminėtų savybių tinka apibūdinti socialiniam tinklui internete? Kuri iš paminėtų savybių tinka apibūdinti socialiniam tinklui internete? Na čia dar galima pratesti, socialinis tinklas internete, tai interneto svetainė, kurioje kažkas vyksta. Tai va, pirmą klausimą jau perskaitėm. Taigi laikas bėga, sekundės tiksi, taksi. O kelias bėga, o kelias dulka, ką mes sutiksim, laimę ar kulką. Juhu! Gerai, sutrukdžiau aš. Laukiame. Visą šitą procesą, matyt, sugrioviau. Jeigu ką tu sakyk man. Gerai, būtinai pasakysiu. Pastabą ir gali griežtų balsu. Taip, bet aš ne aš pati norėčiau sakyti, aš norėčiau kreiptis į visus vaikus. Jeigu turite pastabų Gustavai, būtinai parašykite mums, mes tas pastabas perduosime. Ane, Gustavai, perduosime. Tai nėra kalba. Kaip sakoma, aš dar ne burtininkas, aš tik mokausi. Gerai. Pasiruošim. Aš nesu interneto burtininkas ir apskritai, tokių renginių burtininkas. Taip, bet visada gali jo tapti. Visuomet, jeigu pasistengsi, tai sakau, tada reikia geranoriškai priimti pastabas. Gerai. Jeigu jos konstruktyvios. Gerai. Einame prie kito klausimo. Viskas, antras klausimas, už kurį 4 balai skiriami. Kuris iš paminėtųjų yra socialinis tinklas internete? Čia yra išvardinti. Kuris iš paminėtųjų yra socialinis tinklas internete? Tai yra, visos komandos dabar mato 6 galimus atsakymo variantus ir gali pasirinkti, kasgi jų nuomonė, koks atsakymas jų nuomonė yra teisingas. Aš čia kažkodėl matau tik tai 5. Aš matau 6. Įsivėlė klaida. Klaidos nėra. Visi mato 6, tai Gustavas kažkodėl mato 5. Na, Gustavas, kaip sakant, jeigu naudotųsi moderniomis technologijomis ir atsakymus žiūrėtų kompiuteryje, tai galbūt matytų irgi 6. O popieriuje tai turėtų būti kitaip. Taip, o popierius? Tarp kitko visai būna. Taip sakant. Taigi, minutė mūsų bėga į pabaigą, sekundės tiksi. Tiksi sekundėlės, tiksi. Taip, rodome atsakymo paaiškinimą, greitai, kas dar nespėjo, kliktelnam ir siunčiam. Rodome atsakymo paaiškinimą ir einame prie kito klausimo. Taip, gerai, viskas galima? Taip, galima, prašau. 3 turo, 3 klausimas. 3 turas, 3 klausimas. 6 balai už teisingą atsakymą. Matote vieną populiariausių socialinių tinklų Latvijoje, kuris vadinasi draugiem.lv. Kaip vadinasi šio socialinio tinklo broliukas, kabutėse, Lietuvoje? Matote vieną populiariausių socialinių tinklų Latvijoje,
kuris vadinasi draugiem.lv. Kaip vadinasi šio socialinio tinklo broliukas kabutėse Lietuvoje? O. Taip, taigi galvojam, atsakinėjam. Sekundės bėga. Na, tiesiog reikėtų pagalvoti, koksgi Lietuvoje yra šio tinklapio, socialinio tinklo atitikmuo. Taip, ar draugas LT, galbūt klasė LT. Jei nesinaudojat, tiesiog tada spėkite, kuris jūsų nuomonė yra artimiausias variantas. Taip, dar šiek tiek lukternim, eina paskutiniosios sekundės visoms komandoms. Visos komandos susikaupkime, pasižiūrėkime, persižiūrėkime, ką mes turim kaip, ar tikrai pasirinkam teisingą variantą. Visi spaudžiam pateikti atsakymą. Ir laikas baigėsi. Taip. Jau baigėsi? Baigėsi. Einame prie kito klausimo. Trečiojo etapo, 4 klausimas. Taip, trečiojo turo arba trečiojo etapo, 4 klausimas, už kurį skiriami 8 balai. Klausimas. Daugelis žino Twitter. Nemokamą socialinių tinklų paslaugą, leidžiančią jos vartotojams siųsti ir skaityti trumpas žinutės. Kokio ilgio, tai yra kiek simbolių žinutę galime išsiųsti su Twitter vienu kartu. Dar kartelį. Daugelis žino Twitter, nemokamą socialinių tinklų paslaugą, leidžiančią jos vartotojams siųsti ir skaityti trumpas žinutės. Kokio ilgio, tai yra kiek simbolių žinutę galima išsiųsti su Twitter vienu kartu. Taip, Twitter vienu metu buvo vis tapęs ganėtinai populiari, kaip ir paslauga, tai tarsi norėjo konkuruoti su ta visiems žinoma ir populiaria svetainė Facebook, tačiau, dėl jos tokių galimybių, kad galima, pavyzdžiui, siųsti tiesiog žinutės, rašyti žmonėms netgi tas žinutės siunčia ir į mobiliuosius telefonus, ir galima gauti elektroniniu paštu, tiesiog ganėtinai populiari šita paslauga buvo tiesiog pats tinklapis, tai buvo irgi tokia socialinio bendravimo forma. Galbūt dalis iš jūsų netgi turite ir dalyvaujate aktyviai su šia programa, naudojatės ją. Joje galioja lygiai tokie patys saugumo reikalavimai, patarimai, kaip ir socialinėme tinkle Facebook, dėl asmeninės informacijos skleidimo ir panašiai. Taigi, atsakymui skirta minutė eina į pabaigą. Tiesiog visi pasirinkote savo atsakymus. O mes einame, ko gero, prie 4 klausimo. 4 klausimas. Ar jau 5? 5 klausimas. 5 klausimas. Taip. Trečiojo turo 5 klausimas, už kurį skiriama 10 balų. Klausimas. Išrikiuokite išvardintus socialinius tinklus pagal jų populiarumą Lietuvoje, nuo paties populiariausio iki nepopuliariausio. Tai yra nuo daugiausiai iki mažiausiai lankytojų sulaukiančio. Dar kartelį perskaitysiu klausimą. Išrikiuokite išvardintus socialinius tinklus pagal jų populiarumą Lietuvoje, nuo paties populiariausio iki nepopuliariausio, tai yra nuo daugiausia iki mažiausiai lankytojų sulaukiančio. Taip, tiesiog čia šiuo atveju reikėtų pagalvoti, kasgi, ar Facebookas turi, kaip mano, daugiau vartotojų, ar pavyzdžiui, UNLT, o galbūt Twitteris turi daugiausia vartotojų. O iš viso negalima taip sakyti, žinok, aš Inga tau pastabą dabar. Ačiū tau už pastabą. Todėl, kad kai pasakysi kažkokį vieną, tu čia jau pasakai vieną liktai iš variantų, tai gali, čia jau liktai užuomina gali pagalvoti tie žaidėjai ir supranti, ir tada iš karto, tarkim, man siunčia kokį, aš pasakau, kad, aš noriu pasakyti, kad nupieškite kokią nors pasakų būtybę. Aš tokia užduotį. Taip. Sakau, nupieškite kokią nors pasakų būtybę, bet tų pasakų būtybių daug yra. Ir jeigu aš tik pasakau, kad, pavyzdžiui, kaip sakai, ragana, tai raganų piešiniais, portretais tave ir užvers. O kitų pasakų būtybių jau bus mažiausiai.
Tai va ir šiuo atveju negalima net jokio... Net visiškai nesvarbu, jisai teisingas, tas variantas neteisingas, jokio negalima. Tiesiog tam, kad nesuklaidintume visų. Taip, nesuklaidintume, nesukeltume tam tikrų kažkokių nereikalingų minčių. Taigi, klausimui skirtas laikas baigėsi, eina į pabaigą. Dar ne viskas. Opa, ir einame prie 6 klausimo. Taip. 6 klausimas, tai 3 turo 6 klausimas, už kurį skiriama 6 balai. Klausimas. Vienas iš populiariausių lietuviškų socialinių tinklų yra one.lt. Kuriais metais šis tinklas pradėjo veikti Lietuvoje? Tai va, dar pakartosiu. Vienas iš populiariausių lietuviškų socialinių tinklų yra one.lt. Kuriais metais šis tinklas pradėjo veikti Lietuvoje? Tai yra tinklas one.lt. Taip. Na ir tiesiog patikslinsiu Gustavą, nes jis, kaip sakant, iš popierinio varianto skaitydamas ne visada tiksliai paskaito. Už šį klausimą teisingai atsakius skiriama 12 balų, 12 taškų. Yra, komandos gali uždirbti šiek tiek daugiau. Be abejo, kai kurie mūsų klausimai tikrai yra sukti, tikrai yra sudėtingi, tačiau dar kartą priminam, kad jūs galite naudotis ir internetiniais šaltiniais, galite bandyti ieškoti paieškos sistemose teisingo atsakymo. Na, jeigu komanda puikiai gerai pasiskirsto tiesiog visus darbus, tikrai gali surasti tą atsakymą. Nenuleiskite rankų, jeigu klausimas jums atrodo neįveikiamas jokių būdų. Tiesiog pabandykite pasitarti visi, pamastyti logiškai ir tiesiog, jeigu jau nėra jokios kitos galimybės, susiveskite į klausimą ar kažkokius raktinius žodžius į paieškos sistemą ir pabandykite, galbūt internetas ką nors ir patars. Taip, atsakymų skirta minutė eina į pabaigą. Mūsų laikas dėja irgi eina į pabaigą, bet primenu, kad mes žaidžiame prieš paskutinį etapą, liko vienintelis etapas ir, einame prie kito klausimo. 3 etapo 7 klausimas. Gustavai, prašau. Taip. 7 klausimas, už kurį skiriama 14 balų. Teisingai, 14? Taip, 14. 14 balų. Ir klausimas, koks socialinis tinklas internete laikomas pirmuoju išpopuliarėjusiu visame pasaulyje? Dar kartelį, koks socialinis tinklas internete laikomas pirmuoju išpopuliarėjusiu visame pasaulyje? Taigi, toks tinklas, kuriame pradėjo vartotojai masiškai registruotis, masiškai kelti savo anketas, kurti savo anketas. Mes visi dabar žinome dabar egzistuojančius labai puikiai. Aš vardų nesakysiu pavadinimų, kaip Gustavas mane jau pamokė. Puikiai žinome ir galėtume, ko gero, vidury nakties pakelti pasakyti, kokiegi tie socialiniai tinklai egzistuoja. Galbūt turite netgi profilių savo susikūrę, dalinate su draugais informaciją. Tačiau ir visam tam dalykų, visiems šiem tinklam kažkada buvo pradžia. Pradžia, kaip visada, būna skausminga, galbūt ne visada sėkminga, tokia kaip vėlesnių projektų, bet jinai visada būna. Taigi, koks iš išvardintų atsakymų yra teisingas, kurisgi buvo pats pirmasis, kuris susikūrė ir išpopuliarėjo masiškai, sulaukė masinio vartotojų antplūdžio. Atsakymui skirtas laikas bėga į pabaigą. Į pabaigą, dar lukterkim šiek tiek. Lukterkim šiek tiek. Vos nepasakiau teisingų atsakymų. Šaunuolis, Gustavai, kad susilaikė ir nepasakei. Mintise taip nuskambėjo ir taip pas... O dabar baigėsi 3 etapas ir mes skaičiuojame 3 etapo rezultatus. Po šio skaičiavimo sužinosime, kasgi pirmauja ir kam yra likę labai nedaug iki pergalės, tai yra vienintelis etapas. O laukdami, kol visos komandos galės susipažinti su savo rezultatais, dar kartelį primenu, kad 101 vietas užėmusių komandų yra visose kompiuteriuose pateikiamoje lentelėje. Jeigu jūs esate šiek tiek žemėliau negu kitos komandos, tiesiog paieškokite, virš lentelės yra parašytas tiek jūsų surinktų balų skaičius, tiek užimama vieta. O Gustavai, prašau, dabar klausimai. Teisingi atsakymai. 3 turo teisingi atsakymai. Pirmo klausimo, kuriam buvo skiriami 2 balai, klausimas buvo, kuri iš paminėtų savybių tinka apibūdinti socialiniam tinklui internete.
Vėlgi, tai trečias atsakymo variantas ir jame parašyta teisingas pirmas ir antras atsakymas. Tai gali bendrauti ir su draugais, ir su nepažįstamais žmonėmis. Taip pat antras atsakymas gali bendrauti su žmonėmis atstovaujančiais žinomoms organizacijoms ar įmonėms. Firmoms. Taigi galime draugauti tiek asmeniškai, tiek sužinoti apie įvairias paslaugas, siūlomas. Tai va. Taip. Pats Toliau, teisingiausias trečias. Antras klausimas, už kurį buvo skiriami 4 balai, kuris iš paminėtųjų yra socialinis tinklas internete. Taip, teisingas pirmas ir trečias atsakymas. Tai čia va, teisingiausias ketvirtas atsakymo variantas. Tai yra Facebook ir Orkut. Orkut tinklas čia buvo irgi toks suktas klausimas. Šiek tiek norėjome išbandyti ir jūsų jėgas išprusimą šioje srityje. Tiesiog Orkut yra socialinis tinklas, kuris yra populiarus ne Europoje, o anapus Atlanto, Pietų Amerikoje. Jo tikrai naudojasi labai daug žmonių. Taip, Gustavai, toliau trečias klausimas, už kurį buvo skiriami 6 balai. Matote vieną populiariausių socialinių tinklų Latvijoje, kuris vadinasi draugijam.ld. Kaip vadinasi šio socialinio tinklo broliukas kabutėse Lietuvoje? Teisingas atsakymas yra numeris 3, tai yra fraip.lt, taip? Taip. 6 balai. Oi, ne 6 čia balai. Taip, pabaig skaityti, Gustavai, visus ir mes turime tiesiog užklausimą iš vienos komandos. Gerai, labai norėtume klausimas, vėl už kurį 8 balai. Daugelis žino Twitter, nemokamą socialinių tinklų paslaugą, leidžiančią jos vartotojams siūsti ir skaityti trumpai žinutės. Kokio ilgio, tai yra kiek simbolių žinutę galima išsiųsti su Twitter vienu kartu. Teisingas atsakymas yra 140 simbolių. Taip, ir iškart norėtume pakomentuoti, kad tai yra toks pat ilgis kaip ir SMS žinučių, kurias mes siunčiame tikrai labai dažnai, visi prisipažinkime. Taip. Dabar mes ką? Toliau penktas klausimas, už kurį 10 balų buvo skiriama, išrikiuokite išvardinus socialinius tinklus pagal jų populiarumą Lietuvoje. Nuo paties populiariausio iki nepopuliariausio, tai yra nuo daugiausiai iki mažiausiai lankytojų sulaukiančio. Tai ką man dabar skaityti visus? Tiesiog paminėkim, kuris atsakymas teisingas, kad tiesiog trečiasis atsakymas. Trečiasis atsakymas teisingas, tai yra, taip, 10 balų čia skiriama. Pirmas Facebook, po to one.lt, draugas.lt, toliau Twitter ir klasė.lt. Taip, tiesiog toks. 6 klausimas, už kurį ten 12 balų skiriama. Vienas iš populiariausių lietuviškų socialinių tinklų yra one.lt, kuriais metais šis tinklas pradėjo veikti Lietuvoje. Teisingas atsakymas numeris 3, tai yra 2001 metais. Taip, o dabar aš norėčiau, kad šitam klausimui, Gustavai, tu tiesiog paskaitytum ir klausimo paaiškinimą, nes viena komanda norėtų pasiginčyti ir tiesiog sako, kad jau įtampa tiek užaugo, kad jau įtampa kyla, labai džiaugiamės, kad sulaukėm tokių laiškų. Gerai. Tai skaitau iš karto. Teisingas atsakymas, tai trečias variantas, 2001 metais, tai yra, taip, teisingas atsakymo paaiškinimas. Interneto svetainė one.lt Lietuvoje pradėjo veikti 2001 metų pradžioje. Iš pat pradžių tai nebuvo socialinis tinklas. Vartotojus jis viliojo galimybę nemokamai siūsti tam tikrą kiekį SMS žinučių, atsiųsti mobiliojo telefono logotipą ar melodiją. Taip. O pati svetainė, ta prasme, UAB Forticom, kuri valdo štai šį tinklapį, tokia yra ir bendrovė už viso to slyp, įsikūrė kur kas anksčiau, tai yra 1991 metais. Taip. Gerai, toliau tęsėme. Ar teisingai čia toks? Taip. Ir 7 klausimas dar. Gerai, 7 klausimas buvo toks, koks socialinis tinklas internete laikomas pirmuoju išpopuliarėjusiu visame pasaulyje. Tai buvo teisingas variantas atsakymo 2. Ir tai yra Friendster, taip? Taip, tai yra Friendster. Dauguma žino Facebooką, dauguma žino MySpace svetainę. Bet tiesiog buvo pati pirmoji, pats pirmasis šito viso socialinio tinklų šaršalo sukėlėjas, būtent ši svetainė Friendster. Ir Gustavai, nieko nelaukdami, keliaukime iškart į ketvirtąjį etapą.
ketvirtą turą, greitai. Taip, ketvirtas turas skirtas kompiuteriams apskritai. Pirmas klausimas, už kurį vėlgi skiriami 2 balai. Keliose šalyse šiuo metu minima saugesnio interneto diena. Tai yra, keliose šalyse šiuo metu minima saugesnio interneto diena. Taip. Keliose šalyse šiuo metu minima saugesnio interneto diena. Laukiam. Taip, eina minutė. Taip, gauname signalų, kad kai kuriuose bibliotekose dingsta elektra ir po to tiesiog bibliotekos negali prisijungti toliau prie žaidimo arba tiesiog nepavyksta grįžti atgal į komandų tą tinklapį, tą vietą, kur komandos žaidė. Tiesiog tuo atveju rašykite mūsų komandai info@bibliotekospažangai.lt ir jie atsiūs jums tokį kaip alternatyvų žaidimą, kurį išsprendusi komanda irgi galės šiek tiek pasivaržyti. Bet čia negerai, kai elektra dingsta. Tiesiog elektra dingsta, iš tikrųjų turime turime tikrai baises oro sąlygas, baisus vėjas, iš tikrųjų. Sniegas, šlapdriba. Taip, girdėjau, kad kone audra pajūryje, taip pat Vilniuje yra jau įvykę įvairių nelaimių, nelaimingų atsitikimų susijusių būtent su vėju, todėl tos bibliotekos, kuriuose dingo elektra, kurios nebegali tęsti žaidimo, tiesiog nenusiminkite, kai tik elektra atsiras, rašykite mūsų komandai info@bibliotekospažangai.lt ir mes atsiųsime tolesnį informaciją, ką daryti. Taip, minutė prabėgo, keliose šalyse šiuo metu minima saugesnio interneto diena, ir mes ilgai nelauksime ir einame prie kito klausimo. Tai yra 4. etapas, antrasis klausimas. Klausimas sudėtingas šitas. Malai taip. Kaip vadinasi kompiuterio dalis, kurioje nuolatos saugomi duomenys ir programos? Kaip vadinasi kompiuterio dalis, kurioje nuolatos saugomi duomenys ir programos? Čia tiesiog reikia tokio šiek tiek techninio išprusimo. Galbūt komandose yra, tikrai informacinėmis technologijomis šiek tiek besidominčių žmonių. Jisai taip pat svarbus techninis tas išprusimas. Jis yra labai svarbus, taip. Jeigu kas atsitinka, tu turi maždaug supranti, ar ten, nesakysiu, tų dalykų, kurie ten išvardinti. Ar ten tas žvirbliukas, ar ten tas paukščiukas, ar ten tas tarakonas, ar ten ta blusytė įkando ir į kurią vietą įkando. tą reikia žinoti. Taip. Taip. Taigi, minutė skirta atsakymui bėga į pabaigą. Bėga į pabaigą visuose kompiuteriuose. Na, tiesiog visi dar susikaupiam paskutinį kartą, kas dar turi galimybę atsakinėti į tą klausimą. Dar pagalvojame, pamąstome. Kai laikrodis bokšte muša 9. Jau netrukus žinosime, kasgi laimėjo šias protų kovas. Užsidega daug žiburėlių langos. 9 ir aš atsikėlęs rengiuos. Taigi, 4 etapo antrasis klausimas laikas baigėsi jam atsakyti. Na, o dabar mes keliaujame prie trečio klausimo. 6 balai už jį. Ir klausimas toks. Ar saugesnio interneto dienai skirtas puslapis veikia ir Facebook tinkle? Tai yra, ar saugesnio interneto diena turi savo profilį Facebook tinkle? Na, šis klausimas tikrai nėra sudėtingas. Kaip kam? Na, Gustavai, neklausia aš tavęs, ar tu žinai teisingą atsakymą, nes man atrodo, kad... Tai aš tai žinau, nes aš... Turi teisingus atsakymus prieš save. Bet tiesą pasakius, aš toli gražu, ne viską čia žinau. Na, klausimai labai toli gražu, taip. Klausimai tikrai sudėtingi. Na, tos klausimus sudėtingus sukūrėme dėl to, kad visi galėtų ir turėtų, na, šiek tiek pamastyti, pagalvoti, koksgi teisingas atsakymas. Jei
kas naudojasi internetu, bando ieškoti teisingo atsakymo internete, na irgi reikia šiek tiek panaršyti, pasižiūrėti, todėl komandos turėtų labai pasiskirstyti darbais. Galbūt vienas naršo, ieško teisingo atsakymo, kiti diskutuoja, svarsto, kuris čia yra teisingas iš pateiktų variantų. O dar vienas sako, ir du. Ir kaip irkluotojų komandai. Ir skaičiuoja laiką, sako, 10 sekundžių liko, 15 sekundžių, atvirkščiai 10 sekundžių, 5 sekundės. Taigi, dabar eina paskutinės sekundėlės 3 klausimo atsakymai, visos komandos mobilizuotis turėtų, dabar kaip tik yra pats laikas, kada galim pasirinkti, jei nieko nepasirinksit iš atsakymų, nieko nepažymėsit, turėkit omeny, kad kompiuteris automatiškai užskaitys šį jūsų atsakymą, todėl būtinai nors ką nors pažymėkite, galbūt pataikysit netgi spėdami. Tai paskutinės sekundės, na ir visi jau atsakė, einame prie kito klausimo. Ketvirtas klausimas, 8 balų žiūrėjau. Kokia kompanija pirmoji pagamino asmeninį panašų į šiuolaikinius kompiuterį? Kokia kompanija pirmoji pagamino asmeninį? Na, tai yra panašų į šiuolaikinius kompiuterį. Na, kas yra panašus į šiuolaikinį, aš galiu parodyti, jeigu mane parodytų. Na, tai pavyzdžiui, šitas jau yra panašus į šiuolaikinę, ne? Anksčiau būdavo kompiuteriai, didžiulės skaičiavimo mašinos, kurios užimdavo kaip spintos. Čia buvo netgi pakankamai mažos tos, jau kaip spintos, o buvo kaip bibliotekų lentynos. Kaip bibliotekų lentynos, kai kurios skaičiavimo mašinos užimdavo netgi plotą lygų futbolo netgi aikštį. Įsivaizduoju, kokio dydžio skaičiavimo mašina. Ir tikrai stebuklas, kad viena iš tų kompanijų, o po jos iš karto ir kitos, ėmė ir sugalvojo, kaip visą tą informaciją sutalpinti į mažytę dėžutę, kurią mes dabar galime ir nusinešti kažkur, ir perkelti, ir parsinešti, ir perkelti. Jeigu pamiršom kur nors troleibuse, pavyzdžiui. Tai iš tikrųjų, štai šitas ir klausimas ir buvo apie tai, kasgi pirmasis pagamino tokį kompiuterį, kuris yra jau panašus į mūsų šitos asmeninius kompiuterius. Taigi atsakymui skirtas laikas bėga. Kapsi paskutiniosios sekundės. Na, mes jau irgi baiginėjame, einame į pabaigą su visų žaidimu. Liko tik tai vos 3 klausimai mums liko. Ir mes einame dabar prie 5 klausimo. 5 klausimas. 5 klausimas, už jį 10 balų. Šiuolaikinio kompiuterio pirmtakas buvo ESM. Ką reiškia ši santraupa? Šiuolaikinio kompiuterio pirmtakas buvo ESM. Ką reiškia ši santraupa? Santrumpa. Taigi, kaip galima iššifruoti raideles ESM? Abviatūra. Taip. Yra pateikti 6 variantai galimi. Na, tiesiog aš jums pasakojau jau atsakinėjant į 4 klausimą, kad prieš tai šiuos mūsų šiuolaikinius kompiuterius, tuos kokius, kuriuos turėjome mes, buvo tos didžiulės tokios mašinos, kurios atlikdavo dabartinio kompiuterio darbą, jos užimdavo tikrai daug vietos. Na ir buvo pavadintos tokia santrumpa ESM, ją taip pakrikštijo mokslininkai, kalbėdami tarpusavėje apie tas didžiulės mašinas. Na, o jūsų užduotis šiandieną tiesiog išsiaiškinti, kągi reiškia, kaip galime iššifruoti štai šitą santrumpą. Laikas bėga, yra keli variantai, tiesiog gerai pagalvokite, kuris iš jų galėtų būti teisingas, galbūt pasitarkite su internetu. Jis tikrai kažką gal patars, pasakys, kaip jį tikrai iš tikrųjų galima būtų iššifruoti raidės ESM. Na, ir tadam. Einame prie 6 klausimo. Taip. Galim? Taip, prašau, 6 klausimas. Komandos dėmesio liko 2 klausimai, per kuriuos jūs galite pasivyti visus, jei dabar mobilizuositės ir juos teisingai atsakysite. Klausimus pabaigai palikom tikrai labai sudėtingus, tikrai reikia gerai pagalvoti, paieškoti, galbūt internete netgi pasižiūrėti. Taip. Ir Gustavas dabar perskaitys 6 klausimą.
Taip, 6 klausimas. Kaip vadinosi pirmasis lietuviškas asmeninis kompiuteris, sukurtas 1986 metais Kauno radijo matavimo technikos mokslinio tyrimo institute? Dar kartą. Kaip vadinosi pirmasis lietuviškas asmeninis kompiuteris, sukurtas 1986 metais Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute? Kaip vadinosi tas pirmasis lietuviškas asmeninis kompiuteris? Taigi, bėga laikas. Gustavai, gal ką nors papasako? Iš indėnų gyvenimo? Ne, jau ką, tai. Aš tai dabar galvoju, kad kaip tik, paskui čia mes tiek klėpėjom ir buvom susitarę pradžioje, kad per tą minutę daug nekalbėsim ir šnibždėjomės ir po to nutrūkom, kaip nuo lenciūgo. Pradėjom kalbėti. Tai dabar aš tai pagalvoju, kad jau beveik paskutinis. Taip, dar vienas liko. Dar vienas klausimas. Tai dabar gal reikėtų truputėlį patylėti šiek tiek. Laikrodėlis ciku. Taip. Nes tai tikrai įtempti klausimai, paskutiniai klausimai. Dar nežinau, ar mums reikės papildomo turo, ar ne? Na, pamatysim, kai suskaičiuosim visus rezultatus. Tada išvysim. Papildomam turė yra tik 3 klausimai. Gerai, 6 klausimas. Na, rodome atsakymą. Pasižiūrime, koksgi atsakymas mes tik viduje, netrukus Gustavas ir visus teisingus atsakymus perskaitys, minutė prabėgo, dabar greitai dar kas nepaspaudės, pustelkit ir einame prie kito klausimo. Tai bus dar 7 klausimas, tai jau čia paskutinis 4 turo klausimas, taip? Taip. Ir jau galima, ar dar ne, ar dar kapsi? Dabar skaitykit klausimą. Jau galima? Galima, taip, prašau. Taip, klausimas, už kurį 14 taškų. Kokie žmonės pavaizduoti šioje nuotraukoje? Netrukus pamatysite nuotrauką. Turėsite pamatyti nuotrauką, kokie žmonės pavaizduoti šioje nuotraukoje. Taip, pateikėme komandoms klausimą. Kas jie tokie, vardai pavardės? Bėga laikas. Na, komandos jau turėtų matyti. Dar lukterkit minutėlį, jei nematot. Ir jau galit atsakinėti, kokius du žmonės matome nuotraukoje kompiuterio ekrane. Kaip tu manai, kas čia tokie? Gustavai, aišku, nekorektiškas klausimas. Nekorektiškas klausimas viktorinoje. Kai mes laukiame teisingų atsakymų, tai aš galėčiau gal tiesiog pasakyti, ką jie panašus galbūt. Nu, aš nežinau, čia Jimas Keris ir galbūt... Aktoriai galbūt? Galbūt jie aktoriai kokie. Ne, čia ne Jimas Keris. Laikas bėga, sekundės tiksi, dėmesio komandos. Dabar juk yra paskutinis klausimas. Tai čia paskutinis klausimas, tai... Susikaupkit ir tikrai pasistengkit. Tai aš manyčiau, kad jau kaip ir metas tam paskutiniam klausimui. Jau to laiko prikapsėjo. Na, šiek tiek 15 minutėlių. Pilnas vagonas, kaip sakoma. Transliacija. Užtęsime. Ir... Kaip ta? Laiko nieks vėl aš tai nieks nesustabdys ir nesugrįšiu atgal. Tiesiog visoms komandoms ir nuotaiką pakelsime. Žodžius pamiršau. Laiko nieks nesustabdys ir neatsuksi atgal. Be laikrodžio gyventi žmogus negali. Panašiai kažkaip. Gerai, tai šito laiką... Čia taip aš džiugiai jaučiuosi, todėl kad jau kaip ir baigiam. Taip, baiginėjame, viskas eina. Tiesiog... Na, to laiko nebesugrąžinsim. Visos komandos jau padarė tiek, kiek galėjo. Labai dėkojame visiems. Ir... Tai pala, dabar jau mes čia paskelbėm, nes dar atsakinėja. Dar bando, mėgina atsakyti. Jau nebebando. Ir dabar jau ruošiasi, jau mėgina, jau luputės jie krūtintų. Taip.
jau pateikė, tai ką galėjo komandos jau tikrai pateikė, na, o mes savo ruoštų galime tik pateikti rezultatus. Kol rezultatai skaičiuojami, Gustavai, greitai, dabar viskas, taip, tai dabar skaičiuojami, jau galutiniai rezultatai. Taip, galutiniai rezultatai. Tai gerai, tada ketvirtojo turo teisingi atsakymai. Taip, ketvirtojo turo teisingi atsakymai iš Gustavo lūpų. Taip. Taigi, pirmas klausimas buvo, už kurį buvo skiriami 2 balai. Keliose šalise šiuo metu minima saugesnio interneto diena. Keliose tai buvo teisingas atsakymas numeris 5. Keliose šalise tai tų šalių 60. 60 Taip, šalių. 60. Taip, toliau klausimas antras, už kurį buvo skiriami 4 balai. Kaip vadinasi kompiuterio dalis, kurioje nuolatos saugomi duomenys ir programos? Tai teisingas atsakymas antras, kietasis diskas. Kietasis arba vadinamas kietuoju arba standžiuoju disku. Taip, toliau trečias klausimas. Trečias klausimas, ar saugesnio interneto dienai skirtas puslapis veikia ir Facebook tinkle? Teisingas atsakymas pirmas. Variantas, taip, toks puslapis yra. Tačiau norint ko gero rasti, reikėtų vesti anglų kalbą tiesiog Safer Internet Day. Na, tiesiog tai lietuvių kalba, tokio puslapio nėra, tik tai anglų kalba. Taip, gerai, ketvirtas klausimas buvo, 8 balai. Kokia kompanija pirmoji pagamino asmeninį panašų šiuolaikinius kompiuterį? Tai pirmas atsakymo variantas teisingas, Apple. Taip, toliau 5 klausimas, už kurį 10 balų buvo skiriama. Šiuolaikinio kompiuterio pirmtakas buvo ESM. Ką reiškia ši santrupa? Elektroninė skaičiavimo mašina. Teisingas atsakymas. Toliau klausimas, kaip vadinosi, čia 6, taip? Klausimas, kaip vadinosi pirmasis lietuviškas asmeninis kompiuteris, sukurtas 1986 metais Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute. Jis vadinosi, tai antras atsakymo variantas teisingas, Santaka. To gražių lietuviškų žodžių. Santaka. Taip, ir buvo 7 klausimas, pats sunkiausias, 14 taškų, kokie žmonės pavaizduoti šioje nuotraukoje. Ir primenu, kad matėme 2 žavius vaikinus. Taip, 2 žavus vaikinai ir tai buvo Google įkūrėjai. Laris Page'as ir Sergis Brinas. Tai buvo žmonės, kurie įkūrė Google paieškos sistemą, kuri mums dabar padeda viską rasti internete. Na, o mes matome jau visus apibendrintus rezultatus ir galime jau sveikinti šios viktorinos laimėtojus. Greitas tas kompiuteris, ar ne? Kompiuteris dalykas greitas. Kompiuteris geras. Tai padėkokime visi kompiuteriui. Nereiktų sakyti blogas. Ir tikrai sudžiugęs pranešu, na, ko gero tą visą matote ir savo kompiuterio ekranuose, kad pirmoji komanda surinkusi 208 taškus yra komanda pavadinimu Kartu iš Plungės bibliotekos Žemaičių Kalvarijos Mačernio bibliotekos filialo. Komanda Kartu. Komanda, ko gero, mato savo pavadinimą lentelėje, labai džiaugiamės, sveikiname šią komandą. Tikri šaunuoliai. Nepamirškite savo elektroninio pašto adreso palikti savo bibliotekininkui. Taip. Būtent su juo mes susisieksime ir per jį pasieks vis komandos narius visi prizai. Taigi, pirmoji komanda Kartu palieka, nepamiršta palikti visų savo kontaktinių duomenų, tai yra svarbiausia elektroninio pašto, kitų duomenų galite ir nepalikti, palikite elektroninio pašto adresą savo bibliotekininkui. Na ir minėjome viktorinos pradžioje, kad apdovanosime ir dar 4 komandas, tai yra iš viso su dovanomis šią viktoriną baigs 5 komandos. Tai yra viešai paskelbiu, nes tai juk tikra garbė yra baigti iš 1668 komandų žaidusių būti pirmajam 5. Taigi, Druliukai iš Pravieniškių filialo surinko 205 taškus, Makaulėnai ir Ko. Štai toks žavus pavadinimas iš tos pačios Žemaičių Kalvarijos Mačernio bibliotekos surinko 200 taškų, na šiek tiek atsiliko nuo savo kolegų. Paslaptingieji iš Kėdainių rajono Nociūnų filialo surinko 188 taškus, na ir Kalviukai
štai taip dailiai ir gražiai pasivadinę iš Kaišiadorių Kalvių filialo, surinko 187 taškus. Visos šios bibliotekos ir visos šios komandos, greičiau, kurias aš išvardinau, taip pat gaus prizų. Jų nariai, šių komandų nariai, turėtų nepamiršti palikti savo elektroninio pašto adresų bibliotekininkui, su kuriuo mes susisieksime ir per kurį sužinosime, ką mes turime tuos prizus įteikti. Dar kartą primenu, kad už antrą 5 vietas komandos nariai gaus marškinėlius ir tokį mažą siurprizą. Mažą, aš taip sakau, bet iš tikrųjų jis visai neblogas tas siurprizas. Tiesiog siuntinukus, kuriuos mes ko gero atsiūsime bibliotekai, bet kuriuo atveju informuosime, kaip atsiimti prizus. Be to, visos tos bibliotekos esančios pirmajame 5-tuke gaus po tokį žavingą saldų prizą, po maišą saldainių, kurį mes atsiūsime į biblioteką, bibliotekininkui, ir tada kviesime visus, galės susirinkti, tiesiog aptarti, kaip vyko viktorina. Tos komandos, kurių iš tikrųjų liko be galo daug, kurioms nepavyko laimėti pirmųjų vietų, tikimės, kad adrenalino ir tokių įspūdžių, tikrų, gražių, gerų bendravimo tarpusavio tikrai buvo daug šio žaidimo metu. Jūs labai atkakliai pasiruošite kitoms protų kovoms vasario 15 dieną. Gustavai, kokia bus vasario 15 dienos tema? Vasario 15 dienos tema kokia bus? Neprisimeni, vasario 15 dieną kalbėsime apie nepriklausomybės įvykius ir žmonės, nes taigi vasario 16... Aš specialiai tai pasakiau, aš taip žinau, bet aš galvau, kad tu pamiršai ir nori dabar iš manęs sužinoti. Ne, aš nepamiršau, tiesiog toms komandoms, kurios taip gražiai žaidė, taip atkakliai žaidė, mes norime pakviesti ir susitikti su jumis vasario 15 dieną, tuo pačiu metu 15 valandą, viktorinoje nepriklausomybės įvykiai ir žmonės. Kalbėsime būtent apie vasario 16 ir kasgi vyko Lietuvoje tuo metu, kuo šita yra svarbi Ir apskritai sužinosime dar daug įdomių dalykų ir šitas pirmas žaidimas, šita pirma viktorina naudinga buvo mums visiems, jums, kurie dalyvavote. Čia mes taip pat su Inga labai jaudinomės iš pradžių, galvom, kaip čia kas bus, ar ryšys bus geras ir taip toliau. Ir kaip matote, truputėlį čia to laiko daugiau sugaišome, negu mes manėme. Taip, kad ir mums yra dėl ko pasikalbėti, kaip kad kitas žaidimas, kita viktorina vyktų sklandžiau. Ir mes pasikalbėsime ir jūs, ir mes kitą kartą jau būsime drąsesni ir jau geriau žinosime, kaip elgtis. Aš dar turiu mažą žinutę, jeigu mūsų klauso Pagirių filialas Vilniaus rajone, pas kuriuos dingo elektra žaidimo metu, kurie pirmavo pirmame ir antrame turuose, tai Pagirių filiale žaidę vaikai, tikrai nenusiminkite, ypatingai Kaštoniukų komanda, kuri buvo pirmoji ir kuri dėl štai tokių elektros išdaigų negalėjo baigti žaidimo, tiesiog nenusiminkite, mes jums, kaip sakant, susisieksime su jumis ir tiesiog aptarsime, kaip galima būtų padaryti galbūt kitą kartą, kaip tą elektrą sulaikyti, ir atsiūsime tokį nedidelį paguodos prizą visiems vaikams, kad neliktų nusiminę vien tik dėl elektros, o nebūtų liūdna, Gustavai. Taip, tuo labiau, kad jie buvo pirmieji. Ir pirmavo, ir komanda, ir štai taip nelaimingai atsitiko. Taigi, manau, kad šiandien dienos laidą baigėme. Viktorina, užtrukome pusę valandos ilgiau, tikiuosi labai neišalkote, vakarienės metas jau artėja, nesušalote, neišalkote, kad vėjas dar nenupūtė stogo. Ir tai gerai jau galima sakyti. Taip. Ir mes ką? O bus tos elektros. Bus tos elektros. Kitą kartą susitiksim, manau, kad nebus. Visuomet negali būti audra ir audra, ar ne? Taip, todėl tie, kas susidūrė su netikėtomis kliūtimis, būtinai tęskite kitą kartą. Taip, susitiksime mes dabar vasario 15 dieną, lygiai taip pat, antradienį, 2:30 registracija, 3 valandą pradėsime žaidimą. Taip. Ačiū uždėmesį, iki pasimatymų. Iki malonaus, iki. Profesoriau, ir kam visos šitos apsaugos? Girdėjau, kad internete nesaugu. Tai tikrai nepadės. Internete reikia elgtis atsargiai. Kaip atsargiai? Sekundėlę.
Kiekvieną vasario antradienį 15 val. Ateik į savo viešąją biblioteką, dalyvauk protų kovose, sužinok, kaip internete elgtis atsargiai ir laimėk smagių prizų. Dalyvaujančias bibliotekas rasi www.bibliotekospažangai.lt.